3, 2, 1. Važiuojam. Labas Lukai, labas Robertai. Labas Petrai, labas Robertai. Sveiki. Kaip jaučiatės? Puikiai. Lukas, pastebėjau, kad Lukas dažniausiai mūsų svečias savo podcast'ą. Ne, ir Olga dar. Jau po 2 kartus. Jau po 2 kartus. Ką tai reiškia? Įdomiausi pašnekovai. Teisingai. Lukai, noriu pradėti nuo sveikinimo. Užvakar suėjo tau 29 metai. Ačiū. Kaip jauties? Pasenęs. Ne, pasenęs, dar jaunas. Pradėjai jaustis jau metukai? Ne, Visiškai. dar. Vakar kaip tik šnekėjom, tai dar nepikęs susakiau. Dar galvoju, kad dar gali Geriau greitėti, stiprėti ir tobulėti. Ir jo. O kaip atsistatymo, dar nesijauči, kad norisi ilgiau pamiegoti, dažniau pradeda kažkas skaudėti. Ne, viskas dar viskas tvarkoj. Nieko neskauda, kaip ir be paskutinių tų traumų, šiaip neturiu problemų su kūnu. Ne, atsikuotant šnekėjom su Gintu, jam 38. Sako irgi, nieko nejaučiu, tik gerin. Bet dauguma paklausė, nuo 30 jau pradeda toks. Sunku paaiškinti. O tu kaip mėgi daugiau dabar? Aš pradėjau mažiau miegoti. Tai va, aš irgi. Tai va čia pirmas senėjimo planas. Žiūrim, kai mama ten 1 valandą eina miegoti, 4 kelsi. Nežinau kodėl. Kodėl su laiku mažiau reikia miegoti? Kaip tik daugiau turėtų būti? Ne, vaikams reikia daugiausiai dėl to, kad reikia daugiausiai atsistatymo daugiausiai ten tų procesų visų. O ko jau einam senyn, reiškia, jau tie procesai lėtėja, persilenkia ten, kad gaunas, kad nuo kažkelių metų mes tiek nebeatsistatom ir daugiau sensam. Tai jeigu pradedi mažiau miegoti, čia jau nėra gerai. Nėra gerai. Reikia kažką daryti naujo. Tai tau dar norisi miegoti? Man dar norisi daug miegoti. 8 valandas reikia išmiegoti. Išmiegi 8? Ne. Aš taip, apie 8 miegu. Žiūri, kokį metus laiko jau. 6-7 vidurkis. Reikia 8. Ir dar priklauso, kaip treniruojasi. Kuo daugiau treniruojasi, tuo daugiau miegoti reikia. Būna atvirkščiai. Būna tau, kad, pavyzdžiui, jeigu vakarė darai gerą treniruotę, tai kaip tik sunkiau užmigti. Taip. Yra taip. Tai pasitaikė ir varžybose. Aš šiaip vakarė nesportuoju. Aha. Tai pasitaikė varžybose, kad buvo sudėtinga užmigti po sporto. Nes dažnai žmonės sako, aš vakarė pasportuoju, išsikraunu ir labai gerai užmiegu greitai. Bet kaip priprantė, aš manau, kad taip. Jo. Yeah. Man atrodo, kad kaip tik nervų sistemą pažadini labiau ir toks... Mes vakarė irgi vedam grupinės treniruotės, tai vis tiek to streso yra, tai gal ne tokio. Tai aš vagandą pradėjau gerti vien dėl to, kad nusimušta kortizolį, kuris sukyla ir tada ramesnis eini miegoti. Bent jau taip jaučiuosi. Teoriškai kaip yra, kad sportas pirmos dienos pusėje jisai žadina mus ir aktyvina, o sportas, aišku, jeigu mes prie jo priprantam, vakarinis sportas jisai mus iškrauna ir nusiraminam. Bet aišku, kai esam mes pripratę sportuoti pirmos dienos pusėje ir pakeičiam į vakarinį sportą, tai mes būnam užsiaktyvinę. Tai į antrą pusę geriau lengvesnį treniruotį palikinėti. Būtų gerai, manau, pasivaikščiojimas, koks idealus būtų aplamai, arba antra zona. Lengvas kardio, antroji zona, ja? Kokios sunkios į vakar geriau neįdėti. Bet jau čia kažkada kalbėjom, kad į vakarą mes turėtume daugiau kelt. Kodėl? Dėl to, kad mes jau daugiau ir maistinių medžiagų esam jau gavę dienos metu, daugiau vandens esam išgėrę ir mes esam aktyvesni. Centrinė nervų sistema yra kūnas laisvesnis. Taip, kūnas laisvesnis, elastingesnė esam. Toks... Lankstumas pagerėjo į vakarą, o lyginant su rytu. Bet faktas, kad kokių naujų skilsų mokintis vakarė jau ne taip bus produktyviai. Kodėl? Galima, tai jeigu tavo koncentracija yra išlikus, aišku, ten jau kažkas ten dirbo visą dieną prie kompiuterio, gal jau ten pavargęs yra, tai gal jau nebeišeis, ten vakar jau labai kažko naujo mokytis. Bet manau, kad jeigu koncentracija yra, tai tada galima mokytis. Kaip tu galvoji? Kaip tau atrodo tos? Aš irgi manau, kad šiaip tai aišku, tai jeigu protinis darbas visą dieną, gal šiek tiek sudėtingiau susikoncentruoti. Bet kai pradedi judėti, pasikeičia tas visas koncentracija, manau, dažniausiai ir mums. Jeigu tingisi sportuoti, einam pradėti apšilinėti ir tada jau pasikeičia. Pradedi pats norėti daryti daugiau. Tiesa. Bet nėra taip, kad, pavyzdžiui, sunkiai didi tik į vakarą arba tik į rytą. Ne, aš tai per pietus sportuoju. Per pietus ir viską padarai. Taip. Aš vieną treniruotę tik darau per dieną. 2, čia jau labai retai. Čia reikia turėti biškį laiko. Tai reikia laiko turėti. Gerai, grįšim prie Luko. Padalinkim šitą podcastą gal į 2 dalis. Pirmą pašnekėsime apie tave kaip apie atletą. Čia gal man labiau įdomu bus, o Robertas tada kaip apie tave kaip apie trenerį. Gerai. Jo. Šiaip jeigu tavęs paklaustų, kaip tu save
pozicionuoji, tu labiau atletas ar labiau treneris? Na, aš manau, labiau treneris esu. Jau treneris. Dabar, o prieš tai? Ir anksčiau. Ir anksčiau. Labiau, daugiau dėmesio visą laiką skiriu treniravimui. Nebuvo Ir- taip, kad tavo mokslui. atletiškumas pirmoje vietoje ir antroje vietoje darbai. Ne. Bet gal buvo laikų, kai buvo bent palygiai? Net valandų kiek niekada nebuvo, vis tiek dirbu daugiau. Nu ir šiaip, jeigu nedirbu, tada dažniausiai mokinuos, skaitau kažką, domiuosi viską apie sportą. Na, aišku, ir to pačiu savo tai darau naudą, nes ir savo pritaikau daug ką, bet ir dėl Tai kitų. treneris Lukas, žodžiu. O pastebėjai tokį dalyką, kad ką tu taikai klientams, kartais pats savo nesitaikai. Nu taip, nes visiems skirtingų dalykų reikia. Aha. Ne, aš turiu apie tokius esminius dalykus. Pavyzdžiui, tu žmogui visą laiką kokybiškesnį gal apšilimą duosi, kažkaip ten tos zonos apskaičiuosi, o kaip pats darai biškiai tokius dalykus praleidai. Savo programingą kitaip darau nei klientam, bet esmė ta pati, vis tiek visur bazę darom. Kaip atrodo, tau kokybiškiau darai savo ar klientams? Klientam gal. Aha, aš tą ir norėjau. Savo paprasčiau darau, matai, klientam detaliau viską stengiuosi daryti. Jo, tiesa. Pirmą kartą, kaip atletą, aš pamačiau pas Ruslą, čia buvo Battle of Vilnius, gal kokie 19 metai, 18? Net neįsivaizduoju, gal 19-20, aš manau, kad... Tada užėmė į trečią vietą, man rods. Taip. Jo, tai tokį įspūdį, kurį gerą, atrodo labai didelis, man atrodo, didesnis atrodo nei dabar. Sunku pasakyti, šiaip svoris mano nesikeičia. 95 gal sveris. Ir dabar 95. Ir dabar. Ja, tai šiaip visą laiką laikau 93-95 kg. Esu vieną kartą gyvenime 100 svėręs, tai čia gyvenau Amerikoje, auginau. Bet nelabai kokybiškai turbūt, ne? Nu jo, biškai daugiau vandens atrodė, kad buvau užplaukę, bet auginau kokį pusę metų. Grįžau į Lietuvą, per 2 savaites nukrito iki 95. Ne tavo svoris, ne, sunku laikyti. Man labai sunku aplamai priaugti svorių. Bet tas 95 tai taip ir laikosi. Aha. Kad jis priaugti svorių, tau reikia daug pastangų. Labai daug. Ir kad numest irgi turbūt. Ne, nesu metęs svorių iš tikrųjų. Aha. Nu, esu sunkioje atletikoje, bet tai tenai 500 gramų. Tai ten labai mažai. Tau nėra, kad Lukas gyvai atrodo labai didelis galkas, o per nuotraukas atrodo smulkesnis? Jisai kažkokį kampą visą laiką užima keistą, tik tarp šonų pasisuko, ar apšvietimas blogas. Jo, man jisai per nuotraukas toksai vidutiniškai atrodo, taip sakykime, o gyvai pamatai jį sportuojantį, tai halkas. Užsipampina, jo. Tai halkas. Bet šiaip tai aš pats savo atrodo per nuotraukas geriau. Aišku, be veidrodį nematau, nes dažniausiai nėra veidrodžių. Kai sportuoji, nematės, ne? Taip. Dar atsimenu pas Ruslą, tas varžybos, tas paskutinis rungtynės buvo kažkoks traukimas. Ir handstand walkers. Ir ten bėlė kokio didžio tu ten buvai, tai buvo šalia ten Paulius, jisai labai mažas atrodė šalia, tai man taip gaila jo buvo. Paulius ir lengvesnis, jis kokį 8-5 sveria. Gal tada dar neįtiek nesveria. Gal tai buvo didelis skirtumas. Dar žemesnis, žemesnis, tai gal ir panašiai turėtų. Tai tada šoviai tokį padarai, bum, įsibrovai į crossfito mūsų tą bendruomenę ir paskui dingai ir gal tik tai šiais metais išlipai. Šiaip pradėjau, tai norėjau dar vienas varžybos Kaune. Visi fitnese buvo, ten pradedančiųjų. Aha. Dar tada Tadas buvo nepatenkintas, kad dalyvavau tenai ir laimėjau, nors aš buvau tik tai pradėjęs crossfitą realiai, judesių net nemokėjau. Ir tenai užėmiau pirmą vietą. Po tenai kažkaip, gal po tenai biškai trūko tos motyvacijos judėti tolyn į priekį. Nežinau, tada Ruslano tos varžybos buvau girdėjęs, kad ten didesnių svorį, sunkumai kažkokie, tai tenai užsirašiau ir tada vėl motyvacija buvo užauginta. Bet vėliau ten, žinai, Hebra tada važiavom, tas Battle of Riga buvo daug varžybų, Lenkijų buvo daug, kažkaip, dingai. Ir dabar, žinai, nelabai aš matau tų varžybų. Dabar gal daugiau pradėjo ten ir sekti, ir ten Atėnų Traudeno, ir dar kažką, žinai, kad kažkaip pats pamatyčiau, kai aplinkui niekas nešneka apie tas varžybas. Tai ir nežinai, kad jos vyksta realiai. Tai čia Lietuvoje kas vyksta, bet Lietuvoje nelabai kas vyksta. Dėl aplinkos labiau. Taip, aš manau. Nes tuo metu dirbai kur Reformatė? Reformatė dirbau. Kas buvo bendradarbiai tokie, kas tokie darė crossfitą? Tai niekas crossfitą nedarė. Andžėjus biškai funkcionalių dirbo, bet šiaip, kad crossfitą niekas nedarė. Tai žodžiu, reikia turėti tą community. Jo, ta bendruomenė turi būti. Jeigu tu nori jau ten kažką daugiau sužinoti, aišku, pats gali domėtis, ieškotų eventų, bet nežinai, kur važiuoti, žinai. Nežinai, kokie standartai, nežinai, kas ten, kokio aukšto lygio ar ne aukšto lygio tas varžybas, sudėtinga. Bet ir Open'e kažkaip nedalyvavai. Pernai tik tai gal ir šiais metais taip jau. Ne, turiu gal 4 metus, bet ten jo pirmais metais visų varkiautų nepadariau, tada karantinas buvo, irgi ne visus varkiautus dariau, dar dariau ir Amberį čia keletą varkiautų. Bet ten kažkurio nesuvedžiau, tai irgi ten ne kokią vietą. Jo, dabar tik tai pradėjau tos labiau
orientuotis į tai, nu ir tie filmavimai visi standartai dar daug ką duoda kliūčių, nes kai darai ne boksą, tada turi viską išsifilmuoti, įsimatuoti, jeigu esi vienas, viską apsunkina. Kameras pasidėti, nu ir net nežinai, kaip tą visą daryti, dabar tai yra tie šitai jau, kur parodo. Nuo šiais metais ir to nebuvo kažkaip. Jie kažkaip viską paprasčiau. Floor planai, jie labiau buvo COVID metu, kad išlaikyti atstumus. Dabar praktiškai jau tą panaikino. Nu ir gerai. Dabar labiau programingas buvo orientuotas taip, kad klasėse galėtų vykti Open. Nes pernai, kai su floor planais, vienu metu, kai 2 žmonės galėjo amberį daryti, nes ten atstumai 5 metrai, 5 metrai, 5 metrai, nu labai... Nu jo, reikia didelės salės. Nu plius jo, dar kur sportuodavau, gal ir to nebūdavo, kažkokių ten, nežinau, masalapai, tai gal ten lubos per žemas, ar ten dar kažkas, tai tokių... Virvė. Jo, virvės žiedai. Neturėjau gal visą inventorius, kurio reikėjo. Nesigali, kad praleidai, tarkim, savo piką, tarkim, nuo 2,4 iki 2,9, ne taip aktyviai sportuoji, kaip galėjai. Gal, žinai, būtų kokių šansų į sėmis, į gamesus, į tą pusę. Tai sakiau, kad dar ne pikas. Dar manau, kad bus pikas, dar kokie 2-3 metai, jeigu be traumų. Tai manau, kad tada būtų pikas. O nežinau, negalvoju apie tai. Tai, žinai, nėra mano pirmoji vietoje, gal iš to pinigų dar neuždirbu, tai vis tiek labiau orientuojasi į treniravimą, tenai daugiau dėmesio skiriu, daugiau gal ir tų pajamų ir šiaip savęs. Tai... O nėra noro, pavyzdžiui, kokius metus laiko šiek tiek atitraukti nuo darbų ir daugiau investuoti save kaip atletą? Galvojau kažkada, kad tai būtų. Nu ir dabar buvau daug, ir dabar stengiuosi daug investuoti laiko. Nu tai žinai, tas vienas laikas yra, kada mes salėj praleidžiam ir kitas yra, kuris tiek pat svarbus atsistatymas. Tai ir taip, žinai, gaunasi per dieną ten, nu jeigu sportuoju, tarkim, 2 valandas, dar namie stengiuosi bent pusę valandos atsistatyti, tai ten papildomai masažuojas, tempiuosi ar kažką darau. Nu, tempiuosi mažai, gal masažuojas labiausiai. Tai jeigu, nu aišku, jeigu jau tai profesionaliai, manau, taip 6-8 valandas į dieną turėtų būti. Jau kur sportui paskirta, tai jau čia realiai... Čia su atsistatymu, su visom procedūrom, su visko. Taip, su visko. Tai realiai pradėtum rytą nuo pusę valandos mobility, tada turėtum kokią lengvą kardio, tai tarkim bėgimas, ne, kur vėlgi apie valandą užtruktų, nu, pusę valandos pačio bėgimo, bet visas apšilimas, viskas, tai tas laikas irgi skaičiuojas. Per pietus treniruotė, vakare treniruotė ir dar po treniruotės atsistatymas. Dar į tarpus valgyti reikia, nu, tai čia reikia visos dienos, jeigu nori jau su jais konkuruoti. Tu dabar kaip, žinai, daug kas žmonių taip, jie tą dalyką taip romantizuoja. Gal kaip faina būtų atletų, nedirbti ir tik sportuoti. Tu dabar išvardinai, aš gal, kaip, čia antiek sunku, čia geriau padirbti. Na, čia jau kaip kas, žinai. Gal visą vaikystę ir, nors tai yra nuo pat vaikystės ir galvojau, ko nori būti, žinai, tai abudu buvo, arba būsiu treneriu, arba būsiu atletu. Tai kol kas treneris labiau esu, bet... Tai grįžtant gal prie vaikystės, tada kokia tavo bazė, kiek girdėjau, esi sunkiaatletis? Nu, buvau sunkiaatletis, jo. Nu, kaip galim pasakyti, pradėjau vis tiek futbolą pirmojo žaisti. Ne, pats pirmas būrelis gal buvo... Iš Klaipėdos, iš Šilutės. Iš Šilutės, į tą pusę. Pirmas būrelis buvo boksas, bet ten buvo gal savaitę, 2 kažkur. Tada pirmoji klasėje turbūt futbolą pamėginau. Futbolą pradėjau lankyti, po to po poros metų futbolą mečiau, pradėjau sunkią atletiką eiti. Tada maišiau jau sunkią atletiką ir futbolą, vėl pradėjau futbolą lankyti. Ir kažkurio metu keliai labai išaugau gana greitai. Per metus gal 17 cm, gal 20 paaugau, buvau kūdas labai. Tai kremzlės netlaikė, sausgyslės netlaikė, tai keliai parėjo gana greitai ir nieko nebegalėjau daryti su kojom. Tai ir dar iki dabar jaučiasi, kad kojas vis tiek atsilieka. Gal aš augau dabar. Galimai. Ja, dėl to tavo dabar taip yra. Viskas išsiaiškino. Tai dabar nebesi mažas. Dėl to esu aukštesnis už tave. Kaip su kilimais, gal atsimini, kas nečinai, ką klinžerkinais tais laikais, ar kažkaip neįsidinė? Aš net sudėtinga pasakyti, nu, tai už kategorijas tenai. Bet varžybose dalyvai? Jo, dalyvavau, bet irgi neturėjau kažkokių ten didelių pasiekimų. Lietuvos čempionatai iki 17 metų buvau 4, bet mano svoris buvo gal 56, aš buvau ten 1,75 m, nu gal daugiau. Nu, tai, jeigu įsivaizduoti, tai nežinau, kaip 4 pirštai, gal mano, tokia mano ranka, gal buvo gal kaip 3 pirštai. PM6 kilus nečinai kažkur, ne? Jo, PM6 kilus nečinau ir 8,5 stūmiau, man atrodo, už PM6. Tai ta tau sunkiau atletika, kai atėjai į crossfitą, jau bazė buvo padaryta, tau nereikėjo iš naujo mokinti. Nereikėjo, nu aišku, vis tiek reikia pereiti. Jutisis, jo, tik tai nežinau angliškų pavadinimų, o dabar nebežinau lietuviškų pavadinimų. Traukas, jo, šungai, traukas, užsimetimai, rovimas į pupų ir rovimas į žemą. Nu, ja, čia skirtingai terminologija. Tai
Ja, tai gal buvo sudėtingiausia pavadinimus išmokti visus, bet čia visiems, kas ateina, metus du, realiai žiūri į lentą, nieko nesupranta. Tai baigęs mokyklą, sunkiai jau nebesportuoji? Ne, pradėjau kažkada aš jau mečiau, kokie buvo 16 metų, tada futbolą lankiau ir pradėjau vaikščioti kačialkę. Kadangi pritupimų negalėjau daryti, kažkokios reabilitacijos neturėjau kažkokių ir žinių apie tai, tai taip ir nustojau. Labiau gal pradėjau kačialintis, kojas buvau biškiai apleidęs, bet deadliftus darydavau, tai traukimus vis tiek darydavau pastoji. Bet tas ir dabar jaučiasi, kad galiu ekspresinti daugiau jėgos ant traukimų, nei ant pritupimų. Apie bodybuildingą kaip apie sportą nebuvo minčių? Ne. Padaryti formą, išlipti ant scenos? Bet dar ir dabar vis kažkas sako, dar biškiai numestum body fatą, galėtum lipti ant scenos. Šortus, grimą, auto... Negaliu, ne. Įsivalkę. Ne mano sportas ir dar tas nevalgymas, nors šiaip kaip ir apetito didelio nėra visą laiką, bet kai jau uždrausti, savo uždraustum valgyti, tada jau kita tema būtų, nebesinorėtų. Plius dar ten be vandens lieki prieš varžybas dieną. Ja, čia sunkus darbas. Tai persikrausti į Vilnių ir Vilniui jau praktiškai iš karto ir pradėjai treneriu dirbti. Ar prieš tai dar kažkas buvo? Užsienį daug kur važinėjau, darbavausi, tada į Ameriką porą metų išvažiavau, tenai su CrossFitu susipažinau. Susipažinai Amerikai. Taip, ir tada grįžau į Vilnių, licenciją įsilaikiau ir pradėjau dirbti treneriu. O kur tu pradėjai CrossFitą Lietuvoje? Impulse. Impulse? Tai treneriu pradėjau dirbti Impulse ir tada pradėjau treniruotis. Bet ten buvo jau to CrossFito kažkokia treniruotis? Ne. Funkcinės treniruotės šiaip buvo, bet aš nuo Amerikai sportavau. Jau buvau susipažinęs su CrossFitu ir tenai pats jau po to pradėjau savo kažkiek programuoti, žiūrėti, į kur einu ir tada jau grįžęs čia jau savo variau. Openai prasidėjo kažkas tenai, kažkokie gandai, pradėjau žiūrėti tos Openus, pradėjau daryti. Tai dar tos nebuvo tiek informacijos apie tą CrossFitą, labiau iš tiesiog kas Openas yra ir tenai įsivedai Google CrossFit workouts ir pasižiūri kažkokį workoutą ir tada bandai jį padaryti. Ir žiūri, ar ten tilpsi į time capą, nes vis tiek predictionai būna dažniausiai parašyti. Bet kažkokio programos nesikė? Ne, net nežinau apie tokias dalykus. Treino ten buvo vienu metu labai populiarus. Pats savo rašydavai? Pats jau. Labiau rašydavau, tai vėlgi darydavau judesius, kurie man patinka ir juos gana ilgai dariau. Realiai prieš porą metų gal pradėjau labiau akcentuoti ne tik kas man patinka, bet gal ką reikėtų tobulinti pradėjau daryti. Tai būdavo vis tiek pagrindinė dalis visą laiką jėgos, tai clean and jerkai, snatchai, pritupimų kažkiek buvo mažiau, nes keliai visą laiką buvo tokie ant ribos. Bet pradėjau mokintis gimnastiką, nors ir buvo žemi žiedai, bet transitionus visokius bar muscle upus pradėjau mokintis. Ir hands and walkus po biškį labiau gal. Ir klajimą, kaip atrodo, kad šitie yra irkluoti, bet tą techniką pradėjau žiūrėti, mokintis iš tų video, žinai. Kampus pažiūrėti visų pratimų, pats pagal save, žinai. Tai toks ir tada lygindavau. Savo mokslas labai, ne? Man kažkaip visą laiką buvo technika pirmoje vietoje. O fiziškai vietoje neturėjai trenerio? Ne. CrossFito, kad tai prižiūrėtų? Ne. Viskas pats? Niekada neturėjau kažkaip trenerių šalia. Turėdavau kolegas nebent. Kas iš šono gali pažiūrėti. Jeigu turėdamas trenerių, greitėtų tavo progresą ar nebūtinai? Nežinau, sunku pasakyti. Nesu mėginęs. Bet taip, su treneriu, manau, visą laiką progresas yra greitesnis. Ir yra ir tyrimai atlikti, kad tu savęs tiek negali paspausti, kai yra arba grupė, arba treneris šalia visą laiką gali daugiau, žinai, papušinti ir gal tas kritinės klaidas iškart pasakyti, žinai. Tarkim, kad ir dabar dariau, kad čia buvo quarter finalis, Robertas teisėjo, žinai, ir tu pats net nejauti, kada ten išmeti daugiau iš kojų, kada gal mažiau, bet iš šono labai aiškiai matosi, žinai. Tai pavyzdžiui, tokį greitą tipsą duoda ir iškart pasikeičia judesys ir tau, ten vietoj kokių 3 gali 7 arba 8 padaryti, kaip pavyzdys. Tada reiškia greitesnis judesys, tai didesnė apkrova turim ir, taip galim tobulėti greičiau, aš manau. Kaip kompetitor tavo karjerą, nedaug kas įdalyvavęs varžybose, kokios 5 startai buvo gal bendrai? Kažkur, jo. Komandinėse įsidalyvavęs? Komandinėse, tai čia su Reformatu jau komandą turėjom. Čia šitam Vingė buvo? Ne, Klaipėdoj turėjom olimpinė diena kažkokia buvo, man atrodo. Taip. Tai tenai dalyvavom. Tada, kas tada buvo? Tai tada buvo Battle of Vilnius turbūt. Prasidėjo tada Lukiškių aikštėj, 2 metus gal dalyvavau. LFC, Ja. Ir kur startų ir dabar Europos čempionatas. Koks įspūdingiausias startas? Koks įspūdingiausias? Gal ne taip, kad įspūdingiausias, bet kuris
daugiausiai tau gal reiškia, kuris toks atmintiniausias? Dabar turbūt, man. Tas Europos čempionatas. Nu, ir fiziškai buvo sunkiausias. Ir šiaip pasitikrinti, kiek patobulėjo per pastarį laikotarpį. Tai manau šitas toksai buvo. Bet šiaip faini buvo, labai ir Lukiškių aikštėje buvo labai smagus, daug šeimos narių ir draugų, kai atvažiuoja palaikyti, tada labai smagu. Čia aišku irgi didelis labai palaikymas buvo ir Europos čempionatą. Jo, buvo su plakatais. O kaip per LFC, kaip tau sekėsi? Vienais metais 4 likau, kitais metais 12 ar 11. Nu, traumą turėjau, jo, blauzdą kažkas. Buvau porą dienų prieš, ten daug streso buvo savaitę prieš, tada porą dienų prieš bėgau dar, kažkas sugėlė, žinai, achilą. Tai toks buvau ant ribos, tada varžybose pirmas workoutas buvo trailas ir tenai jau damušiau, jo. Nu, po to dar dalyvavau, nes atvažiavo didelė palaikymo komanda. Tai toks buvau ant ribos, bet, nu, ką jau pradėjau, žinai, tai kažkaip nesinorėjo mesti vien dėl to palaikymo, kurie atvažiavo. Ja, bet šiaip neblogai seks, praktiškai visą laiką prizuose buvai, arba arti, ne? Nu, arba arti. Nu, bet aš visą gyvenimą ir sportuoju. Čia nėra taip, kad pradėjau prieš metus ir čia pradėjau ir performinu gerai. Visą. Ir, nu, gal kas ir yra svarbiausia, tai ta psichologinė, žinai, pasiruošimas. Kadangi vaikystėje turėdavau startų tiek sunkio atletikui, tiek futbole. Tai nėra man to didelio jaudulio prieš varžybą, žinai. Susitaikai, maždaug, valandą, 2 prieš, gal biškį prieš workoutus pasuka pilvą, bet tada eini ir darai. Taip, man rodos, taip turi būti. Ja, daug blogiau, kai tu nesijaudini prieš startą. Bet kai yra optimalus tas stresas, kai... Žinai, kas yra optimalus? Kai tau paleidžia vidurius 3 kartus ar 5? Ne, tai kai nesusitvarkai su tuo stresu ir tave, reiškia, tavo... Žodžiu, stresas tave gali pagerinti tavo tą darbingumą, arba jeigu yra per mažas stresas, jisai nekeičia tavo darbingumą, jeigu yra per didelis stresas, jisai gali net sumažinti tavo darbingumą. Bet gali ir pagerinti. Gali ir pagerinti. Tai tas, visi jaučiam prieš varžybinį tą jaudulį kažkokį ir tai yra visiškai normalu, tik tais ne visi mes iš jo gaunam naudos. Nu jo, kažkas, žinai, savaitę prieš, kažkas mėnesis prieš jau, viskas nebespėsiu, nepadarysiu, žinai, dar kam aš užsirašiau į tas varžybas, žinai, tada savaitę ateina, vėl stresuoju, ir tada tu visą save nuvarai nuo ko ir realiai. Ne tik, kad tu fiziškai sunkiai dirbi tą paskutinį mėnesį, sunkiausiai greičiausiai, nes tu nori pasiruošti tom varžybom, bet dar ir psichologiškai tau reikia labai kovoti su savim. Tai čia labai sudėtinga tiem žmonėm būnam. Tai aš šitą turiu jau praėjęs gal šitą etapą, bet, atsimenu, jo vaikystėje tai labai irgi jaudindavus prieš tos startus. Ten sunkioji atletiko išeini vienas. Sunkioji tai labai psichologiškai, nes pas tai tiek mažai bandymų ir labai greit viską gali sufėlinti. Žmonių yra priešais, nors ir mes jaunimas dalyvaudom, vis tiek ten būdavo, kad ir 50 žmonių, bet aš iš mažo miesto, tas 50 žmonių man visai daug vienoje vietoje atrodo, žinai. Tu nueini ten visi, mirtina tyla, žinai, taip, visi žiūri. Toks turi atsijungti, bet tas padeda ir dabar atsijungti. Vaikui tas sportas sunkios turbūt, čia labai didelis stresas. Stresas yra. Tai yra ir net ir salėje, žinai, sportuoja, jeigu jau eini prie savo rekordų, tai visi sustoja, užtyla, muzika išjungiama dažniausiai būdavo, tai ir tada, žinai, daro ten. Gal labiau ir tu mokiniesi iš tų vyresnių, kurie sportuodavo, kaip jie kelia, kad ir ten kokį deadliftą pamatydavo, eik tu savo, čia taip įmanoma padaryti. Tie visi žiūri, kaip tu daro, kažkokį 100 kilų ten kelia, žinai, kažkas snečina, visi žiūri, kaip ten įdomu. Ir pačiam toks susidaro įspūdis kitas. Jo, šiaip čia gerai, Marija, gal atskirai pakalbėti, nes daug yra programų apie tą rengimą fizinį, kaip ruoštis, deloadai ciklą, bet apie tą psichologinį pasirašymą kažkaip nekalbama daug. Aš manau, čia lygiai toks pats dalykas, kurį tu gali treniruoti. Ar negali? Ar čia nuo žmogaus priklauso? Tai čia darbas su savim, čia nežinau, yra kaip ir buvo prieš Norvegiją, palauk kartu buvai, čia buvo atėjus sporto psichologija pas mumis, jinai pasakojo, tai tas tikslų išsikėlimas, reikia atsakyti savo į tos klausimus, kas tave neramina ir panašiai, ir su to galima dirbti, su ta emocija, su ta baime, jauduliu. Ir kitas dalykas, kuo daugiau tų startų turi, tai... Kai kartą metuose startuoji, tu nori, nenori, žinai. Jeigu tu kiekvieną savaitgalį startuoji, tai čia vos nepaprasta treniruotė. Bet jeigu kiekvieną savaitę startuoji, tai tada nebejauti to tokio didelio jaudulio ir tau nebekelia darbingumo, jį nebekeičia.
Nu, bet tu pažiūrėk, kokie futbolistai, krepšininkai, jie į savaitę 1-2 startus turi, Taip, žinai. Bet čia nesulyginami sportai yra, Taip. kas faktas. komandinės sporto šakos tenais. Ir kitas dalykas irgi, komandai startuot varžybose yra visai kitokia emocija negu individualiam. Nes, pavyzdžiui, aš vaikystėje, tai ir tu pats irgi dalyvavęs ir futbolo, ir sunkios atletikos. Tai į komandą tu eini su didelė atsakomybė, jog tu esi ne tik atsakingas prieš save, bet ir prieš komandos draugus. Bet tu to pačiu ir žinai, jog tu turi palaikymą iš kairės ir iš dešinės. O individualiai sporto šakoje tu eini vienas. Jo, bet tas komandinis irgi duoda tą savo, kai tu, žinai, aš, pavyzdžiui, žaisdavau gynybai futbolį, žinai, ir jeigu aš klaidą padarysiu, greičiausiai vartininkas turės atsakyti, arba bus įvartis, kaip pavyzdys, dažniausiai atveju. Tai, būdavo to streso, žinai, ir dar, pavyzdžiui, sustoji aikštelį ir žiūri, ten kažkas aukštesnis, kažkas stambesnis, žinai, kažkas gal greitesnis yra ir tada tu pradedi bijoti, ar tu iš tikrųjų gali čia žaisti, žinai, ir esi pasiruošęs, o gal jau nori eiti ant suoliuką, geriau pasidėti ir ramiai pabūti, žinai. Tai per tą save turi perlipti kartais ir tiesiog daryti. Pabaiginti, žinai. Puolėjas neįmušė įvartį, neįmušė, dar kartą bus. O tu jeigu praleidai, tai... Jo, tai ta vartininko atsakomybė labai didelė yra. Tik, daug kas neįvertina. Vienas atsistoja prieš vartus ir dar jeigu tau nieks neapgina, žinai, ir tu išeini vienas prieš kamuolį, tai ten jau pem, žinai, vos ne. Dažnu atveju. O kaip crossfit'e prieš varžybos? Ar turi kažkokių, tų savo rutino, procedūrų, kaip nusiramyti prieš varžybų, tarkim, savaitę iki varžybų? Ne apie sportą dabar kalbam, ne apie fizinį, o apie psichologinį. Kvėpavimo pratimus darau dažniausiai. Bet šiaip kažkokių muziką mėgstu klasikinę, bet ją visą laiką klausau realiai po darbo, kad biškiai atsigaučiau po dienos šurmulio, nes vis tiek muzika visą laiką groja čia tranki gana. Tai klausau klasikinę muziką ir kvėpavimo pratimus dažniausiai darau. O prieš pat startą tą pačią dieną ryte atsikeli, žinai, kad už 2-3 valandų startas kažkaip... Jo, tai irgi darau, tai aišku, papusryčiauju, kvėpavimo pratimus padarau, tada einu pasivaikščioti dažniausiai atveju. Jeigu, startas, kaip dabar buvo Prancūzijai gana vėlai, tai eini pasivaikščioti, paklausai muzikos, nusiraminti stengiasi. Čia svarbiausia, manau. Bet jeigu startas ryte, tai tu daug ko nespėjai. Tai realiai tik pavalgai, kvėpavimo pratimus padarai. Ką daryti, jeigu... Atvirkščiai net gaunasi, kad pirmą pakvėpuoji. Ir po to tik tai nuvalgyti. Va, tai ir norėjau paklausti. Ką daryti, žinai, dažnai per jaudulį žmonės nenori valgyti rytais. O reikia. Aš nenoriu dažniausiai atveju iš vis valgyti. Neturiu labai didelio apetito jausmo. Tai tiesiog valgau, nežinau, kad reikia valgyti. Tiesiog kiši prieš prievartą. O tu? Aš nenoriu niekada. Bet tiesiog užsimirki ir kramtai. Ir skysčius galima gerti. Karpsiu tada daug geriau, jeigu negaliu suvalgyti. Aš ryte visą laiką valgau avižas, blendinu tai su baltymais, tai ten tiesiog išgerit. Aišku, jau būna čia turbūt, bet geri ir geri. Tai žinai, kad tau reikia. Arba vakare prieš einant miegoti, tada jau bandai maks sukišti, kiek išeina. Ir tada ryte tuščias būni, ne? Bet matai vėlgi prieš vakarą tas valgis, jis krauna organizmą, pakelia kūno temperatūrą, atsistatymas nebėra toks pat. Labai nuo varžybų priklauso. Jeigu vienos dienos varžybos, tai labai svarbu ryte pavalgyti. Jeigu ilgos varžybos, tai... Aš 7 dienų. Tai jau kasdien po truputį valgai. 7 dienų nėra. Vokietijoje buvo 5 workoutai. Po vieną workoutą į dieną. 6 workoutai, buvo vieną dieną, kad ir buvo 2 workoutai. Buvo vieną dieną, kai per visą dieną reikėjo 3 klinus padaryti. Jo. Ir viskas. Tai va taip. Tai čia, žinai, valgyk ir valgyk. Ai, nesenas lietus prasidėjo. Lietus prasidėjo, nukancelino kažką. Taip. Tai dabar dėl varžybų, kokie planai, kokie startai laukia? Tai Lietuvos čempionatas kol kas. Druskininkai, taip. Dar mačiau Instagram'e pafolino Austrijos Raudeunas, tai pradėjau žiūrėti gal visai. Kurioje vietoje? Nepasakysiu, žinok. Nežiūrėjau pačios lokacijos, mačiau, kad Austrijos ir man atrodo, kad gruodžio mėnesį. Tai visai neblogas laiko tarpas. Gruodį bus pas mus Budapeštas. Pasaulio čempas. Pasižiūrėk, kad nesu. Tai dar reikia Druskininkus praeiti, kad tai pasaulio čempą patekti. Manau, kad... Top 3 reikia. Top 3. Visai rimtų varžovų. Tu jaunas dar pakankamai. Tu dar į masterį negali. Bet į mastersus irgi, kas varo mastersus, tai turės apsimokėti patys. O kas patenka į elitą, sakykime, vyrai, moterys, tai jie bus, federacija apmokės. Čia jau. Bet dar nėra patvirtinta, sakė, kad, žiūrės, kiek pinigų bus ir... Gal ant visų padalins kažkiek. Gal.
Gal. Nu, bet čia labai didelė delegacija, įsivaizduok, kiek amžiaus grupių yra ir Po tada... 3 žmonės iš kiekvienos grupės. Visiems iš visos, ten 3, 5, kem, po 3 susirinks, toliau jau nesusirinks. Jo, bet tai jau čia skaityk Nu, po čia jau 3, daug. tada Dar po komanda. moteris, komanda, nu tai čia Tai kokių 15 turėtų mūsų važiuoti? 15-20. 4 kategorijos po 3, tai čia 12-24, vien Komanda? vyrų ir moterų ir dar komanda, tai čia 28 kažkur. Nu, Plius plus dar dar nebuvo niekada. Igoris, Igoris, vyrėjas. vyrėjas, jo, masažuotojas, 30. Ginedas. Jo, dabar jau Robis nebegalės masažuoti. Nu. Galės, Nors ar- klausė, sako, kažin kaip tau ten bus dar išeis užimti šitą poziciją. Jo, tai labai įdomu. Kokio? Nu, tipo, ar išeitų būti kaip treneriui ir pamasažuoti, jeigu reikėtų, Bet ten atletų dar? sutipuoti ir panašiai, ir kaip dar komandai dalyvauti kaip atletui. Nu, labai sudėtinga turėtų Na, atskiras sudėtinga. dienos būti vos ne. Arba labai skirtingos valandos. Didelis- Nebent ten nu, laikais bus išnešta. Vis tiek, to treneriu atrodo, kad tu ten nieko daug nedarai, bet emociškai labai. Lemba, aš ten Aš kiek atsimenu va- su jumis pavargau labiau negu per savo... Tai aš kažkada, ne kažkada, o už praeitais metais važiavau su atletais į Tartu, tai kiek mes su mūsų važiavo, gal, nu, 4-6 gal tam tarpe, kurie dalyvavo. Nu, aš pats nedalyvavau, tik važiavau kaip jie, tai atrodo, kad aš pavargau labiau nei jie per tas dienas. Kiekvieną hitą sužiūrėk, ten kiekvienam šilimam padaryk, cooldown. Taip ir buvo. Kaip pats tik savo, žinai, ir viskas, mėgi visą dieną. Nubėgti tam, Taip. paduoti vandenį, tam tą, padėti atvėsti, ką daryti, žinai. Dar kai mes tai kažkiek suprantam, kur eiti, ką daryti, kada apšilti maždaug, Taip, žinai. Kai yra intermediate, nu, pažengę tik tai žmonės, tai jie dar to nesupranta. Tai čia gal daugiau darbo. Nu ir emociškai visą laiką Emociškai, kažkas, taip. kažkam nepasiseka, Kai žiūri nusivilia workoutą, labiau. lik praleidi pro save, jo toks yra. Taip. Nu ir tu žiūri, žinai, su ne vienas žmogus emocija, ten 4 ar 6, žinai, praleidi su emocijom į vieną workoutą ir tada tau tokie, žinai, 4 workoutai per dieną. Mm. Tai ten, žinai, 16 tokių išgyvenimų yra. 16 vodų prasakai. Nu, net nerealiai, bet emociškai jo. Taip, taip. Labai gerai atsimenu, treneris imtinių mums laik sakydavo, nežiūrėkit savo draugų niekada. Nu, prieš savo kovą eikit, nežiūrėkit, nes nu, jūs nenorit kažkiek emociškai vis tiek išsikraunat. Žinai, ir krosite aš irgi visiems sakau, nu, nežiūrėkit. Kaip sako, nežiūrėkit, taigi čia reikia palaikyti. Taip, Sakau, taip. nu, žiūrovai tam yra reikalingi, kad palaikyti. Jeigu tu atvažiuoji varžytis, tu varžykis. Iš vis nežiūrėk aikštelės, nebent pirmą hitą gali pasižiūrėti, maždaug laikusai pažiūrėti ir kiek padaro, kaip skaldo ir viskas, ir išeini. Prasme, Aš Ne, panašiai sakau, jeigu aplinkui tavo startai yra, tada gali pasižiūrėti, o jeigu daug laiko prieš arba daug laiko po, tai kad geriau net nežiūrėti. Arba, nu, nežinau, ten per... Dabar, kai transliacijos yra, tai kad per transliaciją geriau pasižiūrėti, bet geriausia nuo tų varžybų biškiai atitolti ir Jeigu gali. nedeginti savęs. jeigu Jo. gali, nes žinai, labai daug žmonių negali būti. Pavyzdžiui, negali sėdėti viešbutį, kai Taip. kažkas vyksta. Tai tuomet tu gali atvažiuoti į areną, paimti kokį kampelį, mėgmašę, atsigulti ir žinai, ir ten jau gulėti tada. Aš Nesišvaistyti. irgi visą laiką stengiuosi atsiriboti. Jo, reikia išmokti to atsiribojimo, ten, kad ir ta muzika jau kam padeda atsitraukti ir biški pabūti su savim, nes apskritai tas buvimas šurmuly tarp visų tų žmonių varžybose labai išvargina, o dar tos varžybos, kai žiūrit, kaip rungtis kitas daro ir vat irgi tas emocijas irgi turi, tai nu, labai degina. Ir kiti žmonės net nejaučia to, bet vėliau išeina į tą workoutą ir žiūri, kad nebegali jau ten savęs tiek atiduoti. Nu ir dar kai žiūri, žinai, pergalvoji, kaip čia iš tikrųjų Taip, reikia taip. daryti. Jau. Suplanavai vienaip, sakiau, Taip. darysiu ant broken, žiūri ten tą skaldų, jo, reikia ir Taip. man skaldyti, nors nereikėjo. Taip, Mums nereikėjo taip. taip. Turi turėti savo. Taip. Jo, čia daug duoda. Bet čia skilsas toks, kurį ateina su Taip. laiku. Kaip viskas gyvenime, žinai, turim skilsus, po jos pabiškai lavinam ir tada einam tolyn. Suprantam, kas yra geriau, kas yra Reikia blogiau. kreipdėmės tiesiog ir analizuoti. Nes dažnai žmonės analizuoja workoutus, Taip. bet neanalizuoja, ką jie darė tarp workoutų. Ką jie valgė, kaip jie ten atsistatė, kokius procedūrus darė ar kažką šitą. Čia, manau, čia yra svarbu. Pakankamai svarbu. Ypač kai varžybos ilgos. 2-3 dienų. O įdomu, kaip Lietuvos čempionatas bus 3 dienas, o po kiek tenai workoutų? Po 2. Po 2 workoutus tik Jo. tai bus. O pirmą dieną penktadienį 2 workoutai bus endurance. Gali būt, kad pirmą dieną bus vienas, Endurance'as. o paskui 2 ir 3. Taip. Mhm. Na, aš galvoju, kaip čia bus, ar bus 6 ar 12 workoutų. Ne. Lietuvos čempionatas bus, turėtų būti 6. 3 dienų varžybos. Tai reiškia 6 vodai. Nu, gali būti ir daugiau. 6 yra minimumas.
Bet tada turi daryti Ne, daugiau negali. jie gali. Yra kitos dar rungtys, ten greičio rungtys yra, yra išrašyta, bet... Gali būti iš 2 dalių kaip nors, nebent. Ne, man rodos, kad skaičiau tą rulebooką, tenais yra išrašytos daugiau negu 6 rungtys, kurias mes darom. Jos standartinės tokios 6 rungtys, bet dar yra ir 6 daugiau. yra minimum. Gali būti daugiau. Gali būti daugiau. Gali būti 2 miksus, pavyzdžiui, kaip variantas. Dabar nebepamenu, tenais reikėtų paskaityti, bet yra ten, pavyzdžiui, yra greičio, pavyzdžiui, rungtis. Pavyzdžiui, sprintas. Tai power, ne tas pats? Ne, yra greičio rungtis ir yra išrašyta. Poweris yra išrašytas kitaip. Poweris tai gali rungtis jau čia yra. Būtų įdomu. 100 metrų sprintukas. Aš irgi labai būtų įdomu. Kai važiavome Europos čempionatą, kad būtų įdomu. Taip. 5 metrų plaukimas, sprintas. Taip. 100 metrų bėgimas, 5 metrų plaukimas. Ir 100 kalorijų baikis. Ir 400 metrų kulviršį koordinacija. Šiaip trūksta man crossfit'e koordinacijos. Taip. Vienintelis kas? Volbolų pataikyti taikinį. Blunderį, crossoverį. Ir tai, kai būna taikinys ne siena, o prikabintas skydas, kas antras nepataiko. O tai snečius kaip koordinacijos. Čia toks... Bet čia išlavinė ir viskas, bet tokio gal dinamiškos tokios koordinacijos, kur reikia prisitaikyti. Salto atgal. Buvo Gamesus irgi, kur obstacles bėgimai. Ta pusė. Taip, tai Druskininkos tenais yra, matėt, gal yra obstacles, tas kurselis toksai mažas padarytas. Ausijaras tas, ne? Kur... Jo, taip. Tai va, tenai galėtų būti sprintas. Būtų žiauriai įdomu, pavyzdžiui, tenais, kad būtų kažkas. Gausim važiuoti į Gargždus mokintis. Būtų žiauriai įdomu. Turiu Maikį Gargždų, reikia aplankyti. Jo, įdomu. Šiaip trūksta man crossfit'e. Man irgi. Kulvirstukų, kažkokių saltukų, randatų. Būtų žmonių, kuriems labai nepatiktų tokias rungtys. Man, pavyzdžiui. Turi prisitaikyti. Bet, žinai, workoutus iš anksto paskelbs. Taip. Paskelbs, ne? Porą savaičių. savaičių. Bent 2 savaitės. Dažniausiai 14 dienų. Ja. Nors Europą gal ir nesigavo 2 savaitės. 10 dienų, man atrodo. 10 dienų gavos. Kažkaip dėl kažkokių kitų priežasčių. Neatsimenu. Šiaip tai tu pamatei, tai gal ir anksčiau paskelbė, bet... Ne, tikrinau nuolatos. Kaip tau labiau, Lukai, patinka, kai workout iš anksto jau aiškus, ar kai vietoj sužinai? Kai vietoj sužinau. Tikras crossfit. Unknownable. Taip. Ir visi vienam lygiai yra 2 savaitės, tai čia, žinai, dar kažką bandosi, tikslinas, o tenai tu išeini. Šiaip iš vis, ar buvo gal su irklavimu kažkada CrossFit Gamesuose, kai maratoną irklavo, kai nežinos, kiek irkloja, tiesiog irklavo. Tai va toks irgi įdomus visai variantas. Atsisėdi ir tu nežinai. Nors nežinau, ar tiksliai su irklavimu buvo. Buvo kitoks. Irklavimas buvo aiškus, jis paskelbė, kad irklos. Daug vandens. Jo, bet buvo toks vodas, kur jie atsistojo, pribėga prie rungties, pradeda daryti boxjumpus. Ir nežino, kiek reikia daryti. Daro, tada teisėjas sako, tau 3 liko. Tada keliauju prie kitų, pradeda daryti burpius. Darai, atsimeni šitą rungtę. Buvo boxjumpai, burpiai, dar kažkas. Tai tu nežinai, kiek rungčių. Kaip čiperis, ne kažkas tokio. Nežinai, kiek pakartojimų ir kiek pratimų, nežinai, kokį tempą laikyti. Tai man va šitas visai fainas atrodo. Bet žinai, kas noriu tau pasakyti, šitam workout'e laimėjo tie patys favoritai. Nebuvo taip, kad kažkas geriau pavarė ar blogiau. Dažniausiai ir kai workout'ai iš anksto paskelbti, irgi laimi tie, kas... Ne, tu per 2 savaitės nieko tu nepatobulėsi, žinai, jau ką užbildinai. Tik blogiau gali padaryti per 2 savaitės. Nu jo, gali perdėti. O kai žmonės dabar klausia, druskinkim, reikia pradėti ruoštis, jau tu esi pasiruošęs, ko gero, rodyk savo fitnesą, ką tu dabar turi. Kažkiek tu gali pašlifuoti, kažkokius skillsus, bet bendrą turbūt fitnesą. Ne, dabar iki druskininkų čia dabar daug, dar laiko, dar gali labai pakeisti savo... 5 savaitės. Ką tu jėgą priauginsi? Jėgos nepriauginsi, bet ištvermę padidinsi. Kažkiek padidinsi. Dar labai daug. Ir jėgą irgi. Ta prasme, tu čia gali padaryti labai gerą visą bloką pasiruošimo varžybom. Tikrai save gali tikrai pakelti. Taip. Mums gal jėgos jau ir nepridėtum per tas 8 savaitės arba minimaliai, nes reiktų ir endurance išlaikyti, bet sport klasiai, aš manau, jėgą tikrai dar per 10 kg galim dadėti vos ne, žiūrint, aišku, kokiam lygiai visi. Sport klasiai tai daryčiau akcentą į skillsus, žinai. Tikrai kiekvienais metais yra tie tostų dažniausiai jėgos yra. Dėl to jie sport klasiai būna dažnu atveju. Aišku ir skillsų, bet jėga vienas iš tų atvejų, žinai. Jeigu tu ten clean 80 ir snatchini 50, tai... Tai va, pernai metais buvo dėl to, kad bakalaurą dariau aš susijusiai su Lietuvos čempionatu ir su dalyviais, kas dalyvavo sport klasėje ir elit klasėje. Tai sport ir elit klasės tie baziniai jėgos pratimai buvo beveik identiški. Bet labai skyrė galingumo, reiškia, tie pratimai, tai rovimas ir užsidėjimas, tai labai ryškiai ten skyrė.
Tai buvo, kad pas vyrus ten didžioji gal dalis snečino vos ne tiek pat, kiek moterys elite. Nu, matai, gal ta sunkia atletika, ne taip ir senai atėjo į mūsų pasaulį tas SBD, tai, plius minus visi jau visą laiką sportavo, ir kad ir dabar, kur pradeda sportuoti, žinai, tie, kas dalyvauja sport klasėje. Tai jau ir vaikystėje gal darydavo kažkiek, paauglystėje vėliau, o sunkio atletika, tai tik kas crossfitą pradėjo realiai, nes jau buvo iš vis apmirusinai. Taip. Tai to skillso, tai reikia pirmą skillsą išlavinti, o po to dar tą jėgą pritaikyti prie to skillso, tai gana sudėtinga. Ilgas procesas čia. Ilgas. Jeigu tai žmogus klausia tavo klientas, į kokią kategoriją eiti, RX arba į sport, pagal ką tu jam rekomenduotum? Jeigu, tarkim, jisai padaro visus skillsus, neblogai kelia, bet anksčiau nedalyvavo varžybose. Sport ar elit? Jeigu svorius visus, visą laiką yra aprašas, ne? Ko reikia, kad padarytum. Jeigu viską padarai, elitą eičiau. Bet jeigu kažko trūksta, ir tu matai, kad gal geriau sport būtų ir tau pasivaržyti, ir dar aišku nuo žmogaus, kiek jam motyvacijos, žinai. Gal jisai liks elite paskutinis ir jam kaip tik, žinai, bus tas būstas, o gal jisai sporte liks pirmas, žinai, ir jam kaip tik blogai. Kas yra geriau, pavyzdžiui, elitoje būti prieš paskutiniam ar sporte antram? Priklausau, žinai, čia ko tau reikia labiau. Jeigu motyvacijos, tai gal ir elite paskutinis. Bet jeigu tu kaip tik dabar jau esi pikė ir nori įsimėginti, gal ten 2 metus tik tai sportuoji, žinai, manau, kad sporto antra vieta. Tikrai man atrodo, kad labai priklauso nuo to, kur tu save galėsi daugiau parodyti. Jeigu ten elite varžysis, bet negalėsi ten, nežinau, antram pusėm pavaikščioti ir ten tiesiog stovėsi ir negalėsi varžytis, tai nebus labai ten daug dalykų, kad pakeltų motivaciją. O jeigu sporte, net ir nuėjus, nes ten elitų į sport klasę irgi gali būti labai sunku. Jo, nes padidėja intensyvumas, su mažai svoris, ten dar didesnis intensyvumas. Tai nėra, kad tenais lengviau būtų. Taip. Ir dabar irgi į Druskininkus Andrius, dar Justas mano klientas turbūt dalyvaus, tai jie būdais į sport klasę. Teisingai. Čia, Andrius gal daugiau sportuoja, tai dar ir po biškį ir skilinas, bet ten ant rankų nevaikšto, tarkim, nenueina 5 metrų kol kas. Tai greičiausiai iš Europos čempionato, matyt, kad greičiausiai bus handstand walkas pas mus elite, tai greičiausiai, kad reikia vaikščioti jau, jeigu nori. Reikia jau užtvirtintai vaikščioti. Nes, kiek girdėjau, tas pats žmogus programos ir Lietuvos čempionatą. Italas? Aha. Tai labai tikėtina, kad kažkas labai panašus bus. Vis tiek, žinai, visi mes turime, jeigu pradedam daryti kažką, vis tiek, nebent pasikeičia kažkas, arba kažkokie kursai, arba dar kažkas ir tada tokį kitą suvokimą duoda, tada iš kitos pusės pradedam žiūrėti. Aišku, viskas tas pats lieka, bet iš kitos pusės su kitais akcentais, žinai. Bet vis tiek, manau, žiūrės už praeitų metų irgi buvo, ar anais metais pirmą kartą buvo? Užpernai buvo. Ignalinai buvo, tada Druskininkai. Tai žiūrėsiu turbūt ir tos varkiautus ir kaip kas pasirodė ir pagal tai daugiau darys, manau. Bet šiais metais bus ir Masterio Europos čempas. Dabar žiūriu Instagram, ten nemažai žmonių užsiregistravo. Nežiūrėjai? Ten kokių 10 norvegų, vokiečių yra pilnai, tai gali... Jie gali tiesiog užsiregistruoti, kaip čia nebuvo atrankos? Vieno federacijos. Aha. Jo, nežinau kaip tiksliai, bet žiūriu, registruojuosi. Įdomu, kiek iš vis dalyvių bus? Turi būti nemažai. Reikia Igorio paklausti, bet gali būti, kad ir lietuviai liks be pakilos, nes ten žiūriu, hebrytė gera renkasi. Bet ir būtų smagu iš tikrųjų pamatyti tokia aukštesnio lygio ten to. Mastersai nuo 40 iki 44 čia bus ar? Nuo 30. Nuo 30 jau. O tai jūs ką? Tai Mastersai. Mastersai. Mastersus ir tai mes eisim į dvigubą turnyrinę lentelę. Tu darai workoutą, kaip aš dariau. Workoutai tie patys. Bet pas tave 2 įskaitos. Viena įskaita bendra. Tai čia Lietuvos... Netgi 3 įskaitos bus. Viena įskaita yra Lietuvos čempionatas bendras. Taip. Antra įskaita savo amžiaus grupė, Europos čempionatas. Ir trečia grupė savo amžiaus grupė Lietuvos. Taip. Tai tu čia visur galėsi dalyvauti. Tu 3 kartus gali 3 pirmas vietas. Ir turi daugiau šansų kažkur pakliūti. Jo, pas tai nėra pasirinkimų. Vienas elitas ir viskas. O kaip tau semifinals? Ką tu manai? Tobulinsi kažką dabar? Jo, matai, savaitės? Ką noriu visiems pasakyti, kas darys, jeigu sėmis kitais metais. Labai šitoje vietoje svarbu turėti komandą. Žinai, dabar tą savaitgalis išpuolė, kad visi mūsiškiai išvažiavo į Atenus, aš likau vienas ir buvo belikaip sunku. Ta prasme, visų pirma, teisėjų reikia turėti sertifikuotą, tai kitais metais
būtinai kuo daugiau žmonių turi išsilaikyti. Dabar visi išvarė, liko Robertas ir ten dar kažkas, dar Kostas. Ir aš turiu visą dieną turiu laisvą, bet Robis visą dieną dirba ir aš turiu Robertą visą dieną laukti. Vietoj to, kad aš galėčiau ryte padaryti, vakare, tarkim, perdaryti. Ja, tai jisai turi ten valandą laiko, jisai man paskaičiuoja. Antras, tu padarai workoutą ir tu nežinai rezultatų kitų. Žinai, kaip quarters mes darė, kokių 10 mūsų. Taip, jo. Visų rezultatų žinai ir galvoji, va, šitas gerai ant gimnastiko, šitas gerai ant irklavimo, šitas gerai kelia ir tu maždaug gali orientuotis, gerai padarė ar negerai. Dabar aš padarau ir toks, nežinau, treneriui rašau, gerai padariau. Jo, sako, neblogai, reikia perdaryti. Nu, tipo, kaip ir reikia, kaip ir nereikia. Ir toks visiškai kaip aklas toks, žinai, šuniukas, toks, nu, labai šitas experiences nepatiko. Jo, ir tada po pirmų 2 dienų pamačiau ten kažkoks buvau 80 gal, jau taip primečiau, kad mažai šansų jau ir jau neperdarinėjau workoutą. Nu, toks geras experiences, bet reikia komandos. O dar paminėjai trenerių, tu turi trenerių dabar kažkokį? Jo, mes kur aš tą programingą darau, programingas yra bendras, bet tu visą laiką gali parašyti treneriui. Jisai tai pakonsultuoja. Jo, pavyzdžiui, jeigu tu turi, bus druskininkai, aš jam rašau, taip ir taip, mano startas po tiek laiko ir jisai tada šiek tiek tau pakoreguoja. Tai ir prieš semifinals tau irgi koregavo šiek tiek? Jo, prieš semifinals net man jisai atskirą rašė programą. Jo, mūsų ten praėjo master su kokiu apie 30 žmonių ir jisai mums atskirą programingą. Bet visiems 30 realiai tą darė. Jo. Tai vis tiek nedirbot ant silpnybių savo, dirbot bendrai tiesiog. Ne. Jo, šiaip workoutai geri buvo, žinai, viską kaip ir padarai, atrodo ok. Ir paskui, kai pamatai rezultatus, tą workoutą, kuris atrodo, kad tu gerai padarai, tau blogiausias būna. Visi padarė gerai. O kurį tu padarė gal savo jausmą prašiausiai, buvo geriausias. Ja, čia kaip aš buvau tame Europos čempionate ir pirmoji dienoje, galvoju, sunki ta pirma diena, svarbu ten tos kelis workoutus kažkaip atlaikyti, nes tokie labai šlykštus, taip įsireiškiant. Ir galvoju, antrą dieną tikrai patrauklesnė, čia gal mano užduotis, bet visų užduotis patrauklesnė, žinai, yra. Jo, šitą irgi pastebėjau. Dažnai, kai darai ir tau gerai eina, greitai judi, tai greičiausiai kitiems irgi taip pat. Lengva ir greitai. Kai tau sunku, tada pažiūri ir visiems sunku. Jo, čia toks, įdomi, bet jo, reikia turėti komandą. Visą laiką reikia turėti komandą. Niekad negalvojau, kad tai yra taip svarbu krosti. Žiūrėjau tą Brandon filmą Daniel. Aha, aš žiūrėjau. Kur jie ruošėsi Games'us ir kur buvo tas... Jo, tie metai, kur buvo Covidas. Ir kur atranka į Games'us buvo online, kur iš 20 tik 5 praeidavo į Games'us. Ir jie buvo 3. Kerry Pierce, Brandon ir, neatsimenu, Bethany, kas ten 3 buvo? Nepasakysiu. Ir po pirmų 2 workoutų pasimatėjau, kad Brandon ir ta antra mergaitė nepraeina ir pagal taškus tik Kerry Pierce gali praeiti. Ir tada treneris leido merginos daryti pirmas. Darydavo Brandon, tada darydavo tą antrą mergaitę, tada trečia tik tai Pierce, žinodama jau peisus, žinodama laikų, žinodama kur taikyti. Ir tas belie kiek padėjo. Ir jinai laimėjo. Jo, ir jinai praėjo. Ir laimėjo, aplamai. Jo. Čia, žinai, kartais atrodo, kas čia yra krostas, tu pats, žinai, koks kontaktinės sportas, tu prieš, bet atrodo krostas tu darai pats savo, bet iš tikrųjų tai labai daug reiškia. Bet tas krostas vis tiek, tu dažniausiai būni savo leinę, žinai, ir tu vis tiek dirbi su savim, dažnu atveju. Nedažnai būna, kada tu, žinai, matai, kaip kiti kažką padaro, nebent jeigu ten tau, tarkim, pirmas hitas ir tu jau žinai rezultatus. Jo. Bet kitu atveju tu nežinai, tu tiesiog... Labai nuo workouto priklauso. Jeigu kokiam rapą suki vietoj, tai sunku gaudytis, bet jeigu, žinai, tu workouto metu stotelėm judi, tas kažkiek duoda. Bet nėra labai daug. Bet ir ne visi sugeba dairytis. Čia reikia mokėti. Pavyzdžiui, Europos čempionate stebėjau, kad vokietis su tuo švedu visą laiką dairėsi į kairį dešinę, net ant dviračio, kai mynė ten koks ten buvo, gal endurance'as buvo, jo, tai net stojas, taip lyg stiebės ir žiūri, kiek laiko peisa kiti šalia esantis. Tai, jo. Strategija, žinai. Jo, tu turi būti stiprus, ko gero, ir kontroliuoti visą workoutą. Stiprus ir gerai jaustis ten, tam judesyje. Kaip sako, kaip žuvis vandenį, žinai. Taip. Pavyzdžiui, aš bėgime, taip jaučiuos, galiu kontroliuoti daugelį workoutų, ką žinau, dirbi ir tu gali tik sulėtėti, pagreitėti nepagreitėsi ten, kad ir pamatysiu aš pas tave, kad ten tu šiek tiek toliau esi, tipo, kas man iš to? Ne, pavyzdžiui, dirbame mes kartu, 3 judesiai workoutai. Aš matau, kad tu ant vieno lėtėjai, o ant kito greitėjai. Ai, yra kartais taip, jo, yra. Arba bėgimai, kas lengviau.
bėgti pirmam ar antram? Antram. Antram. Nes tu bėgi pagal pirmą. Pirmas bėga, tarkim, stipriai, vos ne all in. Jo, tu jam pušiniai nugarą trupučiuką kvėpuoja ir tu saugais. Man ir ten patinka. Nes tu gerai bėgi gal. Jo, man patinka, aš jeigu, pavyzdžiui, tada, kai bėgom Baltijos čempionai ir tu priskabinai, man ten taip smagu buvo, žinau, kad tu to atkipsi ir aš laukiu. Tu ir mane ir traukiai. Jo. Kokius 4 ratus aš laikiau tave ir aš visus kitus aplinkiau. O kai čia buvo? Čia toks buvo kariškis. Jo, tai po 10 ratų bėgi 400 metrų, tada svingai. Ir skvotai. Ir skvotai, ir vėl. Ja. Ir paskui, kai nuvarim kiti, aš bėgu stoviu, kažko kituko praleidau į priekį ir 9 ratus bėgu pirmas. Ir aš jam visą laiką kvėpavau į ausį. Ir jis visą laiką spaudė ir jisai pavargo 10 ratį aplinkiau. Geras. Bet matai, ir psichologiškai jam daug sunkiau, nes visą laiką kažkas iš galo ir galvoja, tu kai iš galo bėgi, tai tu prieki matai ir galvoji, nu čia bet kada galiu aplenkti. Tas iš galo galvoja, bet kada gali mane aplenkti. O kai aplinki, tai labai stipriai jau psichologiškai taip numuša, kad jau net nesivijo. Nežinau, man jeigu yra, pavyzdžiui, ratais, tai aš dar galvoju apie tai, kad labai būtų faina aplenkti kažką ratu, tai aš ir jeigu matau, kad galiu, man tiek motyvacijos įpučia. Man per fizo būna dažnai taip. 3-4 ratus tą patį žmogą aplenkti. Taip, labai faina. Žeminį žmogą. Taip. Kokie negeri jūs. Jo, tai tas, apie ką grįžome apie tos workouts, žymiai fainiau, kai kažkas daro šalia su tavim, ar tau testuoja. Taip. Netgi blogai, kai testuoja. Kai tau kažkas testuoja, jisai ne visą jėgą testuoja. Žinai, aš tam prašiau keletą workoutų Julių patestuoti, jisai testavo tik to, kad patestuoti. Jeigu jisai pats dalyvautų, jisai darytų kitaip. Taip. Mes čia irgi tą kalbėjom, čia kur ir aš dariau tą 20 minučių, kad visai kitokiu požiūriu aš judu tenais. Bet tu nesitreniruoji niekada, žinai, 100%. Taip. Dėl to. Kad jeigu tavęs kažkas paprašys patestuoti, irgi 100% netestuosi. Padarysi ir padarysi. Pasakysi žmogui rezultatą, jisai galvos, mano geras, iš tikrųjų perdarytum dar pagerintum kokią gerą minutę. Taip. Perdaryt gerai kartais. Ja. Su perdarimu beje kiekvieną kartą greičiausiai, kad padarysi geriau. Labai retai pablogini savo rezultatą. Labai retai. Taip. Jeigu darysi. Nes tu jau susipažįsti jau ir tu, taip. Bet palauk, buvo ir per kvarterius, per Openus, kažkas dabar nepaminu, kur kažkokie ten žiaurų workout perdarė ir ten pagerino ten minutę, ten geriau. Gal ten tas nečas su burpis jojo. Kas? Nebepaminu, iš užsieniečių, iš užsieniečių, tipo, kad mes ten žiūrėjom, ten, tipo, kaip taip gali būti, mes čia mirė ant to workouto, tenais paėmė, palsėjo, ten 10 minučių padarė ir dar geriau padarė. Frazeris irgi kažkur iš quarterfinalio, ar ką iš čia darė, irgi buvo, kad padarė, tada po 4 valandų perdarė, tas 4 valandas ten turėjo irgi nepolsi, o ten kažkokias išvykas ir po 4 valandų perdarė ir geriau perdarė. O ten buvo gal kažkas sudėtinga, trusteriai ir chestų barai. Tas Friendly Frank turbūt. Jo, Friendly Franas, kur jau toks, kur nenorėtum tikrai perdaryti ir dar po 4 valandų. Bet šiaip irgi perdarinėt, čia reikia turėti ryžto. Nes kartais pagalvoji, žinai, tu darai workoutą, galvodamas, kad tau reikės perdaryti, būna skaudu. Geriau jau daryti jo 100%. Bet irgi taip, žinai, jeigu tau reikia perdaryti workoutą, kad papultų į varžybos, jeigu tai atrankinės, turbūt tai dar ne tavo lygis. Aš manau, kad tu turi padaryti iš pirmo karto, nebūtinai laimėti atranką, bet tvarkingai kažkur, jeigu 40 žmonių praeina, tai per viduriuką praeit ir tada per varžybus tu dar gali kilti. Bet jeigu feilini ten kažkokia labai akivaizdžiai vietoj, gali būti klaidų. Bet jeigu tau reikia 2-3 bandymų, kad praeit paskutinių numerių, turbūt čia dar ne tavo varžybos. Tikrai taip. Bet aš nemanau, kad taip daro kas nors, kad paskutinį vietą perėti, žinai, kad bus paskutinis. Jeigu tai kalbant apie gamesus, kas čia yra svarbu, tai dėl gamesų daryčiau ir aš tai. Jo, bet žinai, papulti gamesus, kad ir 40 vietoje vis tiek važiuoji į gamesus. Ne, aš kiek experience'o gautum. Labai nenorėčiau važiuoti į gamesus, užimti paskutinį vietą ir sakytų, kad turistų nuvažiavai, žinai. Bet nuvažiavai, susipažinai. Nebent, taip. Ir, žinai, pabūt šalia. Aš manau, vien pabūt šalia tų atletų ir tau visai kitaip pasirodytų, žinai. Ir man, pavyzdžiui, online varžybos yra daug sunkesnės nei gyvos. Tai per gyvas varžybas tu matai, gali, pavyzdžiui, ypatingai kaip bėgimas koksai, tai tu visą laiką gali būti šalia, žinai, ten, kai atskiruose linijose esi, tai gal sudėtingiau yra, bet
nu vis tiek tu matai, kaip kiti juda, tada žinai, kad ir tu gali taip judėti. Vien tik liftai, žinai, tu gali, pažiūrėjau, kaip tu per Europą šiam kiek 2 kg užsidėjai, Jo, viskas, ir laimėjai. taip. Nu. Nu, o būčiau arba nekėlęs, arba gal būčiau daugiau jas ir nepakėlęs. Nepakeltum. Taip. Čia irgi fainai yra svarbu. Nu tai buvo susnečius. Galėjau eiti 15, buvau užsidėjęs, bet tada pamačiau 17 užsidėjau ir 17 jau nepadariau. Neaišku, ar 15 būčiau padaręs, bet vis tiek. Jo, Bet jie kartais gali ir koją pakeisti, žinai. Čia labai skirtingi. Buvo taip ir tartu, kai tas Mikas lenktyniavo su draugu to Kevinu. Tarp kitko, šį savaitgalį semifinalą. Rytoj jau praeidė. Tai irgi žaidė, kol prisižaidė ir vos nebarankė gavo iš vis tenai. Bet šiandien žiūri, jisai 20 taip gan lengvai snečin, bet tartu ten buvo... Nu tenai tiesiog biškai per daug buvo užsivedęs. Kaip galvoju, turėjo šansų praeiti? 10 spotų į Europą gavo į Gamesus. 10, ne? Iš viso 40 atletų. Sudėtinga, iš tikrųjų. 10 sudėtinga. Aš kažkaip maniau, kad 20 bus. Nes tiek Mikas, tiek Kevinas labai gerai pasirodė Upene. Kevinas 21, man atrodo. Mikas buvo 18, bet po to numušė ją ten į 50 ar 60 vietą. Tai, nu aišku, bent jau semifinalas. Vis tiek abudu pirmas iki, man atrodo, semifinalas dalyvavo. Kevinas ne pirmą? Jau dalyvavo. Jo, jau buvo, pernai buvo jisai. Ten kažkokių neparodė rezultatų, bet jo, tas Miko, jisai pakankamai jaunas. Ne? Aha, aš manau, 25-27 tam tarpe. Man atsiminė, žiūrėjom Instagram'e, kiek jisai buvęs bodybuilderis kažkoks. Ne, bet kad per kiek metų jis ten pridėjo masės. Jo, jisai yra nuotrauka 18 metų, jisai gal 7 kg sveria. Oho. Ir dabar kiek 4 metai, kiek 6, 100 sveria. Tai dabar, kai tartu dalyvavom, kalbėjom su juo, tai jisai irgi, jo pirmas varžybas buvo Battle of Vilnius, kur aš buvau 3 tada. Jo, jis irgi dalyvavo tenai. Ne? Aha, tik tai neaišku, kelintą vietą ten. Nežinau, iki 10 kažkur. Tai pirmas varžybos ten daug ką pirmą kartą darė. Tai rodė rankas ten. Dar atsimenu, aš buvau prisiminęs, kad kažkam ten rankos nuplyšo visiškai, kad ten nieko nebegalėjo. Ja, jam ir nuplyšo. Tai nuo tada ir užsivedė jisai realiai. Toks psichas biškė, ne? Toks cholerikas, toks viską taip greitai, aštrus, toks viską taip nelabai dar gražiai daro, taip kampotai. Aha, nu, technikos jo, klausimas didelis. Matai, kai tiek daug jėgos sunkus valdyti. Jo, tiesiog kaip Danielius su tam savo galūnim. Išmeta. Kai reikia susirinkti vietoj, tai yra reikaliukų. Nu, gal įdomiau, kaip federacija bus, žinai, Estijai. Ir jie dalyvaus federacijai. Jo, Latvijai turi federaciją, bet kažkaip labai ten neaktyviai jie dalyvauja. Pirmais metais jie dalyvavo. Mes varėm į Švediją. Buvo Uldis dalyvavo, Martis dalyvavo. Čia Latvijai. Latvija. O estai kažkaip ten kūrėsi ir niekaip nesusikurtų. Jų ten community labai nefainas. Jie tipo labai ten išsibarsti, negali susivienyti. Nu, bet dabar skaityk visi 3 estai, tai Andra, Kevinas ir... Jo, visi ten pat sportuoja. Tai turėtų kažką. Ir visi labai aukšto lygio, sakyčiau. Būtų smagu, kad jie atvažiuotų pasivaržyti. Žiūrėk, Latvijos yra Games semifinals, šitie stukai yra, lietuvių tik tai trūksta. Gintas biški per senas jau, ne į tą pusę. Nu dabar mačiau, auga iš laisvės 15 metų. Čia dar jo, bet dabar nėra to tokio tarp 20 ir 29 ten, per viduriuką 25 metų tokio labai tokio pajėgaus. Nes kai tik čia vis tiek tai paėmus Gamesų atletus, tai daugiau mažiau visi apie 25 jie būna tam pike. Nu, būna, jo, bet pažiūrėk, Hailey Adams buvo 18, ne? Ar čia su Frazeriu mergaitė, kuri dalyvavo, irgi 18 buvo top 3, jo, O'Brien. Ir viena ir kita dabar lūžo psichologiškai. Bet mačiau, Hailey Adams vėl grįžo. Jinai tarp hitko visai gerai pasirodė šiais metais. Dalyvavo semis kitą savaitgalį. Ir nepasakyčiau, kad jos fiziologija skirta crossfitui, nes atrodo tokia ištįsusi mergina. Matai, merginos šiek tiek bręsta greičiau nei vyrukai. Dabar sėmės Europoje bus 2 mergaitės 17 metų. O. Įsivaizduoju. 17. Bahūrų ne. Jauniausius bahūras gal 21 kažkas. Tai John Koskis tas irgi, Suomis irgi jaunas, man atrodo. Jis pradėjo jaunai. Jis pradėjo, tik tai jaunai, jis dabar nėra jaunas. Jam dabar, žinok, gal 28 kaip tau. Jis atsimenu, pirmus Games savo žiūrėjau 2015. Jis jau dalyvavo Gamesuose. Tai čia nemažai jam. Taip, jo, nemažai. Nu, bet dažniausiai, kai jau užsivedantų Gamesų ir išlieka jau daug metų, pagauna tą pagreitį ir sėdi tenai. Okay. Tavo darbų daras. Nu, aišku, ir pradeda sponsorių turėti, tai ir darbas tampa ir nori sau leisti tą. O įdomu, jeigu Lietuvoje
pakliuvus kažkam į gamesus, elite klasėje ar susirastų rėmėjus, kurie remtų visus metus, kad sportuotų tik. Padarom crowdfundingą, visi metamės žmogui kad jis sportuotų ir gyventų. Psichologinis stresas būtų tam žmogui. Aš kartais jau pagalvoju, jeigu reikėtų važiuoti, aš nenorėčiau daryti crowdfundingą, jis labai didelė atsakomybė. Jo, jeigu dar tau nepatinka ta social media, bus labai blogai. Ja? Nes jeigu aš kaip galvoju, jeigu surinkai pinigus, tu važiuoji ir tu turi atstovauti tos žmonės. Turi ten dalintis, filmuoti istoriją, kaip tau sekasi, pasakoja tavo pasirašymą procesą. Gal nėra visiškai taip, nemanau. Žinai, ne visi turi iš ko važiuoti. Jo, dabar biškai, dabar pavyzdžiui. Taip, dabargi visi biškai pasikeitęs tas dalykas, yragi daug kas ant bet ko renkati dabar. Čiagi buvo irgi, dabar nepamenu, kas pasakoja. Čia palauk, mums pasakoja, tai Mantas, tas žurnalistas, kad rinko žmogus ant televizoriaus. Jis tai rinka? Ir surinko jis ten belie kiek tūkstančių. 20 ar 30, bet iš kripto jisai. Taip, bet vis tiek. Tai... Padarom šitą gal podcastą? Podcastą, kur fundingą. Leidžiam laivą ir kur donation eina. Tu gali klausimą užduoti su kažkiek pinigų įme. 16 eurų surinktumėt. Tokią valandą tai taip. Per pietus mažai, kas žiūrėtų greičiausiai laivą. Naktį. Bet žinai, ką aš tau siūlau? Kitais metais Druskininkus varyti ne varžytis, o komentuoti. Man? Nes keliai neatlaikys. Tau keliai neatlaikys man nugarą. Aš jau galvoju. Būtų visai įdomu, ne? Bet jau bus, o kas anais metais komentavo kažkas? Tadas Gudžiauskas. Tadas nebuvo. Pernai buvo Vyšnia su Grimuliu gal? Ignalinai. Vyšniauskas su kažkuo. Su Gintu. Nes Gintas nedalyvavo. Kur? Ignalinai. Ignalinai kas komentavo? Vyšniauskas tikrai ir gal kažkiek kartais Gintas. Ir dar Matas būtų. Jo, šiaip visai variantas. Varom? Tai Matas ir šiais metais greičiausiai komentuos. Gal sugys? Lemba labai sunkiai. Nešnekėjote? Ne. Nešnekėjau. Bet Achilas, čia visai... Ten pilnai atplyšo ar kaip? Irgi nekalbėjau. Aš iš komentarų supratau, kad pilnai nuplyšo. Jeigu pilnai, tai kokį pusę metų gero, ne? Sunku. Reiktų atsiversti riebo procesą ir pasižiūrėti, bet tenai... Bet ten ir operuot gal galima? Operuoja ir dar būna 8 savaitės gipse, man atrodo. Taip. Ir sausgyslį nuplyšus, jinai jau atsitraukė, nebekontaktuoja. Jau nesugis, nėra kontakto. Ir čia yra storiausia sausgyslė mūsų kūne. Žinai, 8 savaitės gipsi, nieko neliks nuo tos kojos. Liks, vis tiek daro, žinai, pratimus vis tiek turi įtempimus daryti visokius kojų priekį. Greitai atsistatys vis tiek, kai atsistatys pakankamai greitai, bet vis tiek tas gyjimo proceso jų neužskubinsi per daug, o jeigu bandysi, vėl gali. Ir su baimėm susiję, po tos operacijos labai baisu. Jūs irgi turėjote traumas. Aš irgi dariausi menisko operaciją, atrodo, kiek čia. Bet aišku, aš buvau labai motyvuotas vėl sugrįžti kuo greičiau ir dar norėjau važiuoti. Vis tiek dabar tupi pagalvoju kars nuo karto, nori, nenori. Dabar jau esu ramus, jo kažkaip. Bet ir pradėjau gana greit atsistatinėti ir pagal savijautą. Bet aišku, dabar ir mobilumai daugiau skiriu dėmesio nei anksčiau. Nors ir ta pirma nebuvo netikėta realiai trauma per quarterfinalius. Ten PR 10 kg, tiek net front squat'o nebuvau daręs, man atrodo. Tai... Kiek tu ten? 100. Mačiau. Taip jau gausi. Gerai, užsibūstinam. 3 darėm. Lukas daug klinino. Šiam 5, man atrodo. Jisai nečina nemažai. Tai kem 5 nečina? Aš buvau tada gal 50 buvau daugiausiai klinina, žinai, ir Lukas šiam 5, blemo, galvoju, 15 kg čia per daug, žinai, reikėjo vytis. Aš atsimenu, aš kem 5 klinau, o jisai kem 5 nečina su tą pačią štangą. Buvo nefaina. Įsivaizduoju. Ja, čia jau snečios ir klinas daug skiriasi. Matai, jisai sudėtas labiau snečiui, toks aukštas, ilgos galūnės. Jisai aukštesnis už tą? Ar vienodai? Ne, mes vienodaugi. O tau kas labiau patinka, snečis ar klinas? Klinas. Matai? Nors aukštiem dažniausiai snečis patinka. Bet man tik power klinas patinka. Squat klinai nepatinka. Aplamai man pritupimai tokie nelabai mėgstami. Nesijaučiu komfortabiliai juose. Giliai nepatinka? Viskas gerai, bet kad kojas silpnas ir visą laiką reikia jau stenėti, kad atsistot. Žaselė reikia vaikščioti visą laiką. Kur? Žaselė. Aha. Ne tiek, reikia ir tūpti. Dabar prieš Openą dariau pritupimų ciklus su pauzėm visokius, tai biškai tvirčiau, žinai, jaučiasi. Matai, kas problema ir ką gal anksčiau pamiršdavau, tai visą ekscentrinį jėgą, tada, kada ištiesinėjom, nusileidinėjom, kaip pavyzdys. Tai
čia būdavo didelė problema ir tam raumenynui, kad, žinai, mes visą laiką, klynuose sukrentam, kuo greičiau mums reikia tenai nusileisti, žinai. Pritūpimus irgi, kai darydavau aš, nedarydavau su pauzėm beveik niekada, žinai. Ir čia, didelė problema aplamai crossfite, dėl ko traumas atsiranda. Aš ekscentrinis, o Robis visą laiką pyksta, aš, nekenčiu toks ekscentrinis. Jis net negali nuleisti cam kilų štangos ant pečių, jam pradeda skaudėti, jisai numeta, labai šlikščiausia yra tai ekscentrinis. Bet čia visiems šlikščiausia. Man tai ne, aš tai kažkaip pripratęs labai akcentuodavau tą. Ypač gimnastika, tie negatyv prisitrūkimai, negatyv handstandai. Gimnastika vienaip yra, ja. Labai nesmagu. Ten kokius buvo bulgariškus įtupsus, žinai, daryti. Dar nesmagiau. Labai neskaniai kalba. Pritūpimai, žinai, kai ten sėdi 5 sekundės, leidys 5 sekundės, sėdi apačioje 5 sekundės, ten vienam pritūpimui reikia 3 įkvėpimų. Jo, šitą reikia daryti. Čia, kad toliau to daugiau. Kas klauso, kaip ir traumų prie Vensą labiau, ne? Reikia. Ir didina ir jėga, ir hipertrofija gerėja, ir traumos prevencija. Ar jūs turit kažką rehabų? Kažką darot, pavyzdžiui, po varžybų, gal taip reikėtų įvardinti. Maldat. Varžybų, savaitė geri, viskas niekur neįsirodė. O dėl hipertrofijos, ar reikia tos hipertrofijos, jeigu tu turi savo darbinę svorį, kurie jautiesi, pavyzdžiui, kai tau 95, ar tau reikia tos hipertrofijos? Tai ta hipertrofija labiau reabilitacija, sakyčiau, man yra, žinai, kad aš darau ten nuo 8 iki 12 pakartojimų, tai čia man... Ta prasme, per savaitę nesurinkai tiek setų, kad paleista tikrą hipertrofiją. Jo, ne, aš tai, žinai, ten darai 3 setus po, ten, tarkim, 8 pakartojimus, tai tik atsistatymai, tempą prilėtinį, tiesiog su to svoriu, žinai, daugiau pabūniu. Time under tension didesnis išlieka, nes visur mes lekiam, skubam. Tai tiek, žinai. Dėl to, kad raumens auginčiau, tai kaip tik niekada realiai neturėjau to poreikio, kad daugiau raumens norėčiau užauginti. Vaikystėje, aišku, norėdavau ten, kai sverdavau kem 5. 100 norėjai svert? Ne, vaikystėje nenorėjau, galvojau apie 70, kai 70 svėriau apie 80, tada 80 galvodavau 85 jau max, daugiau nebereiks. Bet tada, kai 85 svėriau, galvoju, būtų gerai 90 kažkur. Bet dabar nenorėtum 100 svert? Ne. Jau yra nemažai atletų, kas 100 sveria ir visai neblogai. Tas pats Miko, jis žymesnis už tą, bet sunkesnis. Aš nežinau dėl svorio, ar jis sunkesnis, bet... 100 sveria. 100 ne. Man 100 jau atrodo daug visai. Jau sunkiai. Aišku, galėtume kelti daugiau kilogramų tada, žinai, stipresnis tu, nes mes daugiau yra išsireiškima, žinai, tai... Bet man jau sunku atrodo būtų. Aš jau 9.3 ir 9.5 man jau skiriasi. O ant ko labiau pasijaučia? Ant gimnastikos? Ar? Gimnastikos kardio, jo. Jėgos irgi kažkiek pasijaučia. Gal ir psichologiškai, žinai, jeigu tu nueini ant svarstyklių, pamatai, kad 9.3 galvoji, gal šiandien ir nepakelsiu daugiau kilogramų. Bet čia jau iš vaikystės, manau, daugiau. Bet pamatai 9.3, galvoju, užtat šiandien greičiau prabėgsiu. Ne? Bet nebūtinai yra bėgimas, žinai. Tiesa. O svoriai dažniausiai būdavo, bent kiek aš stebėdavau. Aš irgi, žinok, pastebėjau, kad kuo daugiau sviri, tuo lengviau kelt. Bet kuo mažiau sviri, tau nelengviau bėgti nuo to. Ar gimnastika nuo to kažkaip nelengvėja? Čia vėl priklauso nuo kvėpavimo, dar, žinai, tas, pavyzdžiui, bėgimas tau ne tik svoris. Ir kiek tu gal kardiją prieš tai darė, ar gal kiek jėgos prieš tai, žinai, jeigu tu ten, tarkim, sviri ten 9.5 ir pirmoji daly ten padarai gal PR arba didesniais procentais padirbai ir antroji daly greičiausiai tau sunkiai bus bėgti, jeigu tu darai tą antrą dalį. Kaip tu dabar iki Druskininkų 5 savaitės? 5, ne 5, 10, iš kur esi apie 5? 11. 11, bet paskutinės neskaičiuojam, nes atsistatymas. Bet taip 11 iki starto. Jo, kaip dabar, gal gali pasidalinti savo paslaptimis, kaip atrodo tavo tas pasirašymo ciklas? Nebūtinai 11 savaičių, kaip aplamai tu ruošiesi varžybom, yra makro, mikro, mezo, ar nėra? Tai dabar aną savaitę dar toks buvo labiau atsistatymo savaitė, tiesiog žiūrėjau kaip kūnas reagos ir šią savaitę pradėjau jau testuotis. Tai dabar turiu 4 testus pasidaręs. 3 dienas, jo, tai šiandien 4 diena, bet aš šiandien polisis. Tu pasidarai testus? Jo, tai darausi testus ir dabar turėsiu nuo 7 iki 10 testų. Kol kas turiu 7 pasirašęs, bet žiūrėsiu, kaip eisis. Ir po kiek laiko vėl darysi testus? Nedarysiu, tiesiog čia išsiriškinti savo silpnasis vietas. Ir žiūrėsiu, kur reikia dirbti. O kokie maždaug testai, jeigu ne paslaptis? Tai tarkim, ten pirmadienį turėjom power cleaną, kas sunku dabar prisiminti. Žodžiu, viską ištestuoji. Jėgos ištverime, gimnastika, skilsinu kažkiek.
Bet pagrindė, jėga testuoju, tiesiog pasižiūrėti, kur esu dabar. O su kuo tu lygini? Pavyzdžiui, padarai power cleaną 100 kiam. Čia gerai ar blogai? Tai jo, lyginu su mūsų lygiu, Lietuvos. Lietuvos lygiu. Ar lygini su savo praeitais rezultatais? Aš žinau savo praeitus rezultatus, žiūriu, kiek yra nukritę, nes kadangi jėgos nedariau dabar kažkurį laiką, bet labiau kiek man reikia, tos jėgos šiom varžybom. Į tai orientuojas labiau. Tada jėgos ištvermė, čia jau žiūriu ir ten stengsiuosi tobulinti save labiausiai. Ten žinau, kad reikia daugiausiai dirbti, bet reikia vis tiek tą beisą nusistatyti. Kad ir kai dirbu, pažiūrėjau, irklavimui, reikia, turėti savo 2 km peisą, 5 km peisą ir panašiai. Bet tu kitų atletų, pažinai, 2 km plus minus? Tavo šiandien sužinau. Aha. Robi, koks tavo? Dar blogesnis. 7:30 gal kokius. Ne, jau dabar buvo, nebepamenu paskutinį. Tai visi sako, kai... Nepamenu, workoutį net dariau. Kažkurias pasižymės. Tai čia nesiskaito. Bet gerai ėjos, tai aš tenais... Ir po reklamą tiesiog, kai ėjai pradėjau daužyti. Nesvarbu. O ar tu bandėsi druskininkų workoutus? Ne. Nesibandėjai? Ne. Būtų įdomu. Bet vis tiek, matai, skirsis programingas, tai į tą nesitaikau, matai. Bet vis tiek galėtum pasižiūrėti daugiau, mažiau koks tavo pajėgumas, bet neatkursi ten tų sąlygų, taip. Ir žinai, ką aš padarysiu, taip, ir pertraukos, ir nebent visą dieną darysiu ir panašiai. Ne, druskininkos nebuvo tenais, kad visą dieną tenais reikėtų. Kaip ryte per pietus ir vakare varkiautis turbūt. Taip ir reikėtų ir čia daryti, žinai, kad bent jau panašu būtų. Gerai, prasitestavai, sužinojai, tarkim, matai, kad gimnastika biškis, tai straglinė. Ir tada jau programingą bandai orientuotis labiau gimnastiką. Taip. O viskas gerai susitestavo, ten tiesiog maintaininį palaikai. Tai čia minimaliai realiai ant to dirbu, žinai, dieną arba 2 per savaitę, o kitas 3-4 dirbu ant silpnų vietų. Toks bus tikslas. Tai testuoju daug šiaip ir dabar šią savaitę jau po One Rep Max'u daug padariau, tai jau sudėtingiau. Nervų sistemai jaučiasi, nuovargis jaučiasi, jau ir kvėpavimas, ir miegas skiriasi, atsistatymas visas, širdies varbilumas nukritęs, pulsas jau vakare daugiau pakyla. Tai šiaip jaučiasi labai. Ir šiaip smagu, aišku, prasitestuoti. Tai dabar tu jau testuoti visą laiką fain. Dabar truputį pailsėsi, tarkim 10 savaičių visą laiką bildinsi, ar bus pikas, paskui vėl numesi? Tai dabar prasitestuosiu, tada žiūrėsiu silpnas vietas, kelsiu volumą. Ir tada paskutinę savaitę mažinsiu volumą ir didinsiu intensyvumą. Tai kaip pavyzdys, gal koks, kas čia, handstand push-upai gal, kas sudėtingiau eina, žinai. Tai dabar bus tikslas pasikelti, tarkim, iki kokių 100 striktų per treniruotę, kaip pavyzdys. Per treniruotę. Aha, bet su lengvu intensyvumu. Ir tada jau einant savaitėm, mažinsiu iki kokio 50-60, bet kelsiu intensyvumu. Tai maišysiu su kardio aparatais, su kitais judesiais, su ten traukimais, stumimais ir panašiai. O kaip tu nustatai volumą, tarkim, pasakai 100 striktų per treniruotę, kiek skaičiuoji treniruotėm, ar skaičiuoji savaitėm? Skaičiuoju savaitės, šiaip, bet tarkim, kokie 300 striktų per savaitę, čia yra daug ar mažai? Ne, čia labai daug. Čia labai daug. O pagal ką tu sprendi, kas tau dieną dažniausiai darau? Maždaug kiek dažniausiai yra tų judesių, žinai. Tai tarkim, varžybose, kad būtų 100 striktų, čia yra labai, nėra tokių varžybų. Kaip ir dabar susėmės, kiek buvo. 130, sakau. Tai dėl to, kad perdarinė. Bet jeigu dar kartą perdarė, būtų 300, žinai. Tai maždaug taikaisi, žinai, į viduriuką skaičių, o ten, jeigu bus, žinai, performance 60 ant intensyvumo ir bus 70, tai ten didelės įtakos neturės. Tai bandai surinkti per treniruotę tiek, kiek galimai gali būti per varžybas? Ne, manau, kad per varžybas bus mažiau. Visą laiką bandau didesnį volumą surinkti. Bet tie patys striktai, labai man striktai įdomus. Pašnekame apie striktą. Varom. Kaip dažnai gali daryti striktus į savaitę? Kiek treniruočių? 3 treniruočių. Kaip dažnai gali daryti pritupimus? Kiekvieną dieną gali daryti. Tai dėl ko skiriasi? Bet žiūrėk, su pritupimais kitaip. Su pritupimais gali skirtis intensyvumas. Su striktais tavo intensyvumas kaip gali skirtis? Tavo judesys yra judesys. Judesys, bet tu gali, žinai, didinti amplitudę, gali laiką, tai time under tension didinti, kaip pavyzdys, žinai, tu gali daug ką skirti ir gali ne tik strikt handstand push-upus daryti, gali su hanteliais stumimus daryti ir panašiai. Okay. Tai gali skirti, žinai, tas judesys, bet, idėja vis tiek išlieka tokia pati. Tai jo. O su svoriais? O gali daryti tiek dažnai, kiek atsistatai gerai, žinai, nes, kame yra didžiausia problema, žinai, pas mumis, kad mes, neatsistatom.
jeigu pradedant daugiau sportuoti, tai reiškia, reikia daugiau ir atsistatinėti ir to nebūna. Žinai. Tai ir tada prasideda traumas, nuovargis, nebe meilė gal sportui, nebesinori eiti sportuoti, tai čia didelė problema yra. Bet, tai va čia reikėtų daugam grįžti į basicus ir jeigu pradedi daugiau sportuoti, reikia daugiau atsistatinėti. Ką daryti, jeigu nebenori sportuoti? Negali tai būti. Nebesportuoti. Tarkim, tu nuspaudi, biškiau, tarkim, overtrainingą padarėjai. Aš tai siūlyčiau nebesportuoti. Nebesportuoti ar vis tiek ir lengvai judėti? Ir lengvai turi judėti visą laiką. Nebesportuoti. Tikrai, tipo... Čia tu blogą patarimą duodi, ar? Ne, gerą. Nebesportuoti. Jeigu tu jau perspaudai ir tu tikrai tą overtrainingą padarėjai, tai jisai gali tęstis iki 2 metų ir sutrinka tavo endokrininė sistema ir labai daug įvyksta pokyčių pas tave. Tai priklauso, čia kokiam lygiai, žinai, mes esam. Taip. Tai jeigu tu toliau dar bandysi eiti lengvai, dar sportuosi, tu tikrai kasi dar didesnį duobę. Tai jeigu antrą zoną darytum, tai tu savo negali per daug antros zonos pridaryti realiai. Taip, bet kas iš to, tas atsistatymas jis bus labai ilgas, tai ten tiesiog geriausia yra jau būtų atsitraukti ir laukti, kol... O jeigu tavo varžybos, o iš 3 savaičių varžybos, jau tai, čia irgi, tai apie ką kalbam? Ar tiesiog pavargau nuo sporto? Tarkim, aš ruošiuos varžybom, man liko iki startų mėnuo ir man visiškai nenori pasiekti. Tai čia yra tas normalus, tasai daugiau mažiau, kad pasieki gerą formą ir vėliau eini per tą intensyvumą ir jau prieš varžybas jau savęs labai daug jau pradedi atiduoti. Bet tai nėra persitreniruojamas, nes persitreniruojamas tai jau visai kas kita. Jau chroninė liga. Jo. Tau buvo, ne? Jo. Tau Lukai buvo? Taip, kad aš labai kad nenorėjai visiškai žiūrėti tą sportą. Kad eini persirengti po rytinių treniruočių ir sėdi pusę valandos. Ir galvoji, ar tikrai einu sportuoti, pažiūriu, dar miegas nėra geras, ar tikrai man to reikia, žinai. Viskas prieš. Bet čia buvo, nepamenu, bet čia su Luku sportuodavom, jau pradėjau skaityti apie atletinį rengimą ir ten perskaičiau apie širdies variabilumą. Pasižiūriu savo širdies variabilumą ir tenais Garminas ten tuo metu rodė nuo 1 iki 10 kaip skorų. Tipo 10 yra labai didelis jau stresas, 1 tipo žemas stresas. Pirmąją dieną 10. Antrą dieną 10, trečią dieną 10, ketvirtą dieną 10. Ir taip visas dienas, kada be matuosi, visą laiką rodo 10, 10, 10. Ir taip sakau, čia maždaug nesąmonė, čia negalioja, čia aš labai didelio meistriškumo, čia man labai geram lygės. Ir imu štangą, žiūriu, su kiekvieną dieną jinai vis sunkesnė. Pasidarau kraujo tyrimus, ten testosteronas iki 3 gal nukritęs, jinais buvo. Ir viskas jau ten, jau apie jokius sportus jau daug laiko sportuoti nebenorėjau jau, bet... Tada, kai triatloną gal perėjau? Ir tada perėjau triatloną. Ja. Bet labai buvo, ten didelė duobė buvo. Nu, ta duobė jo, įsikas galim greitai. Ir žinai, kitas dalykas, tu sportuoji salėje, toj pačioj salėje tu ir dirbi, ir tu nepailsi. Tai buvo 1 metai, kai mes ten su Luku praktiškai iš salės net neišėjom. Vasarą praėjome, mes ten laukė, ten vos kelis kartus nuvarėm iki Žaliųjų pasportuoti, nes reikėjo jam dėl Belgijos pasiruošti. Tai vis tiek viskas su sportu buvo susiję, žinai. Išėjom į lauką, bet ir taip pasportuoti. Taip. Tai kalniai. Šiaip smagu prisiminti tą laikotarpį, bet ten buvo labai daug klaidų pridaryta. Nu, bet iš to ir mokiname, žinai. Taip. Aš irgi daug ką išmokau, ką sužinojau, tai per save, žinai, ir ką galiu pritaikyti dabar, daugam padėti ir papasakoti, žinai, ko nedaryti. Aišku, gana sunku žmogui dažnai suprasti, ko jis pats nėra patyręs, žinai, ir kai tik patiri, tik tada, man jau sakė, tai taip reikia nedaryti. Tai kartais reikia paklausyti patarimų. Man čia dabar, kai prasidėjo visi, žinai, tas Openas, Quaters, Siemis, tai ateina ir, žinai, tu visą dieną tam cross'te atsikeli ir pusryčiau jungi kažkokį video, ten Fraseris, ten Froiningas, tu visą dieną cross'fit, ir aš sekmadienį atsikeliu, jungiu teliką, man, žinai, ten, tas recommendations vien tik cross'te ir man taip pikina, žinai, nuo to cross'te, išjungiau, Instagram'u išjungiau, žinai, reikėjo perdarinėti workoutą ir aš man fiziologiškai bloga nuo minties, kad man reikia eiti perdarinėti. Galvoju, čia viskas reikia biškį jau stabdyti. Žinai, tą akauntą pakeičiau Instagram, ten unfollowinu, nes, įsivaizduoju, kai 2 mėnesius pas tai galvoji, apie tai suki. O kažkas, o kaip olimpiadai ruošis 4 metus vieną apie tai galvoju. Čia yra taip ir sudega daug. Jo, tai dėl to kažkiek, reikia ribotą krūvį kažkaip. Tai ne tik krūvį, bet ir šiaip savo laisvą laiką, žinai, reikėtų kartais išeiti kažkur
prasipūsti, ne tik gyventi tom ir tom, žinai, kas yra sudėtinga. Taip, ypač mums, tu žinai, tu vis tiek neišeini, savo čia yra tavo darbo vieta. Nori, nenori. Ir tada grįžti namo, o tu būni visą dieną su žmonėm, nori dažniausiai namie pabūti, mano atveju. Tai aš ir grįžęs namo, sudėtingai išeina draugą, nori į lauką eiti, pasivaikščioti ar kažkur išeiti, bet aš jau nieko nebenoriu. Taip. Aš dar grįžtu dar įmą, tada atvaro iš darbo. Irgi davai apie krostą. Žinai, dabar atėnusi buvo, jinai man ten rašo, siunčia linkus. Aš kažkaip. Nu, bet Rima dar išeina į kitą darbą ir tada... Jo, gal jinai lengviau, aš sakau, atsiprašau, aš jau negaliu žiūrėti tavo hitų, aš jau nenoriu domėtis, man jau buvo per daug. Gerai, gal šitą reikia, kad vėl neišeiti kokį triatloną. Nes tada irgi buvo. Tau nebuvo minčių pakeisti sportą? Ne, aš visą gyvenimą, tarp kitko, ir jau vaikystėje galvodavau, man gana gerai sekdavosi greit perprasti, nes visą laiką technika domindavo mane. O čia yra lengviausias būdas perprasti turbūt bet kokią sporto šaką. Pradėjai techniškai daryti judesius ir domėtis pačią techniką. Ir ten, tarkim, sunkiai atletiką pradėjau eiti ir man greit pavykdavo judesiai. Kokį stalo tenisą pradėdam žaisti, futbolą žaisti, bet ką atrodo, ko įmiesi ir galvodavau, galėtų atsirasti sporto šaka iš kelių sudėtų, bet būtent apie tai apjungti, žinai. Po kažkur 10 metų atsirado. Bent gal atsirado biškiai anksčiau, bet aš tik sužinojau maždaug po 10 metų. Tai, ne, tai man čia labai patinka. Kaip šiaip galvoji? Čia nebūtinai varžytis. Jo. Ir man varžytis nelabai patinka. Tai tau, kai laukia varžybos, tai tas motyvuoja kažkiek, ar ne? Verčia eiti sportuoti reguliariau turbūt, bet ar ten turiu didelį motyvaciją, dėl to ne. Ar tu sportuotum tiek pat ir taip pat intensyviai, jeigu nebūtų varžybų? Ne. Ar nereiktų tiek. Jo. Žinai, kam tie tau kokia įimas ant rankų? Rampą perinėti, jeigu tos rampos nebus varžybos. Bet smagu, žinai, čia savo irgi skilsus save patenkinti, žinai, kad tu ne tik tą patį darai, bet kažką ir mokiniesi iš naujo, arba naujo mokiniesi, žinai. Man patinka mokintis naujų dalykų. Čia svarbu visą laiką, kad tavo, kaip ten, tu pradedi sens tada greičiau, jeigu kažkokių naujų dalykų nesimokinė. Ta motorika turi išlikti. Smegenų, kaip tenais, nervų plastiškumas. O jūs mokintumėtės naujų dalykų, jeigu nebūtų... Jeigu Piotras šalia būtų ir sakytų, nepadarys. Iš školos, nepadarys. O kaip klientam, ar duodat naujų dalykų mokintis? Žiūrint nuo klientų, jeigu žmogus pas tai ateina kartą į savaitę, tai kam jam tą snatchą daryti? Ar stovėti ant rankų? Taip. Jam reikia kitų dalykų. O pavyzdžiui, jeigu galėtum išimti iš krosito keletą judesių, ką išimtum? Čestų barus. Kodėl? Nes nepatinka. Čestų barus, nežinau, ką dar. Ką čia dar reiktų pagalvoti. Tarkim, tau šiandien Kastras Kaminas sako, viskas krositi, nuo šiandien jokiose varžybose nebus čestų barų. Ar darytum toliau? Striktus daryčiau. Striktus. Tai apie tai ir kalbu. Jo, striktus daryčiau. O šiaip viskas kitas man kaip ir patinka. Gal ten... ant lygiagrečių, žemyn gal tokių nenorėčiau, kipping, handstand push-upų nenorėčiau, bet... Deadliftų? Deadliftai man labai patinka. Deadliftų, tarp kitko, vakar One Rep Max. 220? 2 cam. Ir rob buvo tai, gripas ir be diržų. Pirštai nelūžo? Ne, visą vakarą jautis. Aš dabar liuko šiai už. 2 cam? 2 cam. Matei Vilį George 300 patraukė. Stipriai. 2 cam gyvenime. Aš nedaryčiau deadliftą, jeigu nebūtų varžybos. Bet tau matai ir sudėtingiau su deadliftu. Kažkaip ir dabar pastaruoju metu labai retai deadliftai paispa. Šiaip mažai. Ir tų deadliftų svoris dažnai būna jau mažas. Apie ropiną buvo, kiek ne 8 kg buvo. 8 kg, tai tas nereikia tiek jėgos. Aš nedeadliftinu jau labai senai. Bet vis tiek išreikės tas pats deadliftas. Matai, tupi frontus, darai pulus, darai snatches, darai vis tiek... Bendra jėga auga. Bet šiaip svoriai pamažėjo dabar per visą Openą, quarterfinals ir siemės, sunkiausias svoris buvo 111 tiek clean and jerky. O snatches buvo maksimalus 102. Bet dabar palauksiu semifinals snatches. 120, paskutinis svoris tik 3 kartai. Tai 120 reiškia. Jo. Bet nėra kosmosas. Jie tų maksų tikrų jau nebetestuoja. Robertui tik biškai. Padaryčiau. Vakar bandė 15 prametė ant kuproso, gražiai pasidėjo, bet netoli buvo. 15? Aha. Neparojo, ant nugaros padėjo. Tai viskas jau prabraukė. Beveik.
Jo, Kaip sako, jeigu už nugaros prametė, jau reiškia. Reikia laukti, kol keliukai Sugis. Tai nebus taip niekada. Tu turi susitaikyti, viskas tau galvoji. Tai reiktų kažką daryti dėl jų, man Jau atrodo. reikia. Dabar Tai savaitę. turi kažką? Dabar savaitę laiko nesportuosiu. Bet būsiu atostogose, tai leisiu. Gulėti? Bandysiu. Žinai, ką man pasakė, jisai, sako, kolagenas čia, neveikia šūdus, bet sako, pradėsi gerti. Taip, jau turiu. Aš daug ką pradėjau daryti, ko anksčiau nedarydavau ir man susitvarkė keliai. Pradėjau, vienas iš irgi kolageną pradėjau gerti. Matai, viskas tavo galvoje. Ne, bet šiaip pradėjau labai daug mobility daryti. Nežinau, man čia toksai, neatrodo, kad dėl mobility problemos. Nu, man atrodo, kad pas tai dėl keturgalių labiausiai. Silpnas keturgalius. Aš irgi tą patį sakau. Blemba, nemanau. Dvigalvis pas mane silpnas. Keturgalvis? Jo, bet kaip, pavyzdžiui, kiek esu matęs, kad kaip pritupimus darai, žinai, stojas ir pradedi sėdmenį stumti atgal, tai reiškia, kad to dominuojanti bazė yra kojų galas ir sėdmuo. Pažiūrėk, tavo ir bėgime, tavo atsispyrimas labai stiprus. Tai čia, aišku, čia reiktų testuoti ir žiūrėti, žinai, viską ir nebūtinai visas čeinas prasideda nuo pėdos. Taip. Turėjai nesenai pėdos traumą, tas irgi gali įtakoti, žinai. Taip. Ir ką gal dažniausiai žmonės pamiršta, tai yra pėda. Aš pats anksčiau buvau pamiršęs, bet tada Žiūrėk, prisipirkau balansinių kaladėlių, sakiau. Batai, kur be padų, kaip jie ten vadinasi? Barefoot. Ar jie paida kažkiek? Aš visą laiką jas nešioju. Dar nešioju? Taip. Mėgstamiausias dalykas. Plus, kai mes visą dieną ant kojų, tai aišku, pirmus mėnesius pėdas labai pavargdavo, bet dabar tai iš vis nepavargsta koja, kai palyginus su įprastais batais, kur tavo visą padą suportina ir tada grįžti, tu kojų nebejauti realiai, turėtum tada masažuotis iš vieno. Įsigykit. Įsigyk. Kaip aš žvengsiu iš tavęs. Bet jis turėjo. Aš turėjęs. Bet mano paprastų batų labiau skaudėjo pėdas. Dėl to aš perėjau į ten tuos ir atsimenu, kad biškai, kad lengviau buvo, keista buvo. Keista pradžiai, taip. Ir žinai, kaip su kojinė išeini, taip toks. Saliai tai dar saliai, žinai, čia viskas lygų yra, bet kai laukiai išeini, tada, žinai, pradedi jaus visokius akmenukus ir panašiai. Man buvo geriausias experiences, tai buvo hikinti su barefootais. Tai tada kiekvieną akmenį atrodo, kad pėda nori apglėbti. Wow. Ja, fainas jausmas iš tikrųjų. Tik tai, kai skaldos buvo, tai labai pėdam jautėsi. Toks grįžau kaip po gero masažo. Apie programingą nespėjom nieko pakalbėti. Noriu dar apie traumas paklausti. Ar sportuoja per skausmą? Ne. Kaip atpažinti? Sakyčiau, iki 3 jo. Iš turiu minį 10. Vienas neskauda beveik, 10 skaudėtų labai, tai iki 3 leidžiu savo eiti aplink traumą, nes manau, kad reikėtų gerinti kraujotaką visą tenai. Tai iki tiek darau, daugiau ne. Bet, pavyzdžiui, darai pasiutai 3-4 ir tu keiti judesį. Keičiu judesį. Galiu įdarbinti tas pačias raumenų grupės, bet kitai. Tarkim, jeigu ten tupent skauda kelius, tarkim, tai gal įdarbinsiu atskirai kojų galą, kojų priekį, sėdmenis ir bluzdas. Jeigu tau startas po 3 savaičių, ar liptum per tą skausmą, ar vis tiek? Tai lipau kažkaip, kai jau nebeturiu kur atsitraukti. Bet jeigu būtų 3 savaitės, vis tiek mažinčiau krūvių ant tų judesių ir vis tiek stengčiausi eiti aplink. Nemanau, kad per 3 savaitės kažkas daug pasikeistų, žinai. Dabar irgi nepasikeitė, jėgos nedariau, nepasikeitė, tai jėgos rodikliai dideli. Tai manau, kad reiktų saugoti save vis tiek, nes trauma ilgai išmušamas iš vėžio. Tada ne tik, kad negalim sportuoti, bet dar ir regresuojam. Ir tada reikia grįžti į savo formą, kas atima daug laiko ir tada dar progresuoti dar sudėtingiau darosi. Kiek turim laiko, Dima? Kiek turim laiko? Va tiek, gerai. Kiek tu turi? Aš turiu. Kiek tu turi? Jeigu viskas, reikia važiuoti dukros pasimti. Davai, kiek dar turim? 3 minutės. Rimtai? Svarbiausi klausimai. Matai, apie programą reikės antrą kartą kviesti. Jau tu būsi trečią kartą tiesiai. Reikia žiūrėti, ar kažkas klausys, kad būtų įdomu. Nes čia klausimų apie programingą, žinok. Tiek atsispaudina, nors vieną paklausim? Nei vieną. Iki čia. Iki čia dabar jau. Tai esam uždavę 4 klausimus ir dar koks 12 klausimų liko. Oho, gerai. Apie programingą. Taip. Tai padarom antrą? Tai teks padaryti antrą. Kitą savaitę išvažiuoja? Kitą savaitę išvažiuoju, nebūsiu dar kitą. Kaip tu, Lukai? Ne, tada jau... Rasi valandėlį? Tai birželio mėnesį. Su jumis visą laiką smagu pasikalbėti. Birželio mėnesį. Jo, šiaip apie programą ir man būtų įdomu. Ja.
Viskas. Ačiū labai, Lucrecijau. Matau, kaip nenorit sveikinti, Piotras, matai akis. Galėčiau kalbėti. Mes galėtume kalbėti visą laiką. Taip. Gerai.